nusiunčiu, jie sako, nėra blogai. Ir daugiau susitikom su Dainu, atsimenu, tada jam parepetuoti. Tas už galvos susijėmęs. Sako, aš nesuprantu, kaip tu ten taip padainavai, sako, tu basytis Dainu. Viduje makaluojas, tai perdėgymas nuo perdėgymo. Aš jau net pradėjau hebras klausinėti, kam yra buvę perdėgymai. Aš klausiu, kas tas yra, nes aš sakau, man atrodo, kad man tas jau yra. Žinai, ir jinai man sako, aš nežinau, sako, ar tau vaistų šažys, sako, ar ligoninė, iš kur turiu aš toks. Plojam. Šiaip negerai, dabar piršinę reiks keisti. Gerai. Ką, po pirmą, išpažinti? Už mus ir išsiskyrusius dviejų širdžių kelius. Nu, aš taip sakau visą laiką. Už mūsų susitikusius dviejų širdžių kelius. Dabar visą taip sakys. Davai. Nu tai ką, labą dieną visiems. Labą dieną. Į mūsų kėdę ant adato šiandien yra pasodintas. O, kokį kokštį išsitraukė specialiai tau. Labdarynų urlaganas. Ir labai gerai žinomas veidas jau dabar visur. Ir televizijoje, ir gatvėje, ir šiaip socialiniuose tinkluose. Tadulė gazolinė. Aš bent jau taip tai atsimenu. Nu, tu labai gražiai pristatė iš tikrųjų. Varkė labdarkė. Nu, tada pristačiau. O kas iš tikrųjų tu esi? Nu, bliama, žinok, tai jau, tu labai gerai pristatė. Jeigu kas dabar paskutinį metą, tai aš jau Varkė labdarkė. Aš labai norėjau, kad man sakytų Tadulė gazolinė visą, aš jau čia žinau, nes Varkė labdarkė. Čia iš senai yra tavo tas Tadulė gazolinė. Iš senai, iš tikrųjų. Labai iš senai, aš atsimenu. Nes, nu, matai, tas Varkė labdarkė, tai gavos mano toks kaip, nu, kaip kad tau, kaip mane dabar vadina Varkė labdarkė, kaip kad tave vadintų Inky Unit. Ne, mane Loreta Win dažnai. Nu, tai va, o aš norėjau, o Loreta Win mano atžvilgiu yra Tadulė gazolinė, bet mane visi vadina Inky Unit. Ai, okei, nu. Tai tas Varkė labdarkė, žinai, tai mane dabar visi sako, Varkė, žinai, toks. Jo, tai aš pastebėjau ir per teliką irgi visi vardu atrodo nevadina, mane net erzino kažkuriais momentais, kad tipo, nu, blėt, pasakykit tą vardą, taigi normalus yra. Nu, aš sakau Tadulė, bet kiti dar Tadulė vadina, tai... Ne, bet nieko tokio, aš jau pripratęs. Tai, o tas pripratęs prie ko? Ką vadin Varkė? Kad vardu nevadina, ne? Nu, kad bent jau Tadulė nevadin, ką Varkė tiesiog vadina. O kaip tas tavo Varkė labdarkė gimė, nes čia toks, žinai, atsiradęs vapšė yra iš... Palauk dabar, toj pirmą jausmą pajaus ir papasakos tavo, jo. Bandom. Nu, kaip gerai. Gerai? Aš šiaip neskaudžiai. Tai Varkė labdarkė, tai aš matai, seniukę pradėjau prieš... Nu, brėma, manęs kaip paklaus būna tą klausimų, kad tai nežinau, nuo kad sakyti, ar nuo vaikystės, žinai, pradėjau, ar pradėjau nuo tad, kad pradėjau filmuotis. Tai jeigu filmuotis, tai nuo 2017 kokių metų, o jeigu ne, tai nuo vaikystės. Nu, tai ir valinėdavau, visur mam rengdavo, žinai, labdariniais rūbais. Ir, nu, ir viskas. Ir man jau į kraują įsisūdė tas dalykas, žinai. Aha. O tai mama rengdavo labdariniais, jinai pati užsimdavo labdariniais, ar... Ne, pas mus, pavyzdžiui, Pakruojyje yra toks turgelis ir ten, nu, jis tai didelis ir ten eina moterytis, pavyzdžiui, vyriukai ir ieško drabužių visų, žinai. Ir man visą laiką man ieškodavo jų. Nes tada šiaip būdavo, nu Varkė iš tikrųjų susirasti labdariniai tam tos drabužius, nes tu galėdavai labai gerų dalykų atrasti. Bliama, bet čia žinai, kad būdavo, nu, kad čia labiau. Ne, čia va, tad, kad Varkė buvo, tai buvo kokiais 12 metais, kai vis palika tokie jau dziniškų rengis, bet kai tu kai vaiks rengdavais, tai būdavo iš labdarkės, nu tas pats, kas nemokamai valgyti. Kaip iš Gariūnų, žinai, kad ne iš Zaros, bet iš Gariūnų perki. Irgi ne, iš Gariūnų irgi geras, nes aš atsimenu, buvo man kėdz iš Gariūnų parvežę, tai čia iš vis pasakyti iš Gariūnų, ką gerai. Okay. O iš labdarkės tas pats, kas nemokamas. Nu, tas pats, kas nemokamas maitiniam, žinai, man tai nieko tokio, bet kai stovi to eilėje, žinai, kitiem vaikam, nu, gaunas, kad iš tokios, nu, va, šeimos kažkokios nepasiturinčios, nu, žinau, vaikai tai jie žiaurūs yra ir jie tokie, va, čia tas iš tos. Tai va, ir labdarkė būdavo taip pat. Nu, nes mano mamytė, tai aš dabar galvoju, kelintais čia metais, čiut ne kokiais 2000 kažkelintais, nu, tipo, 2-3 pradėjo labdaryną savo atidarinėti. Jo, ir jinai dar iki šiol turi tą parduotuvę. Ir brolis gimė ir grinai atsidarinė, tai aš atsimenu, tėvai atsiveždavo tokiais dideliais maišais po pusę tonos, mes autobusą turėjom, tai po pusę tonos kokius 4 maišus atsiveža, namuose ant stogo sumeta tais tokiais maišais didžiuliais ir tu vakarė po mokyklos varai ieškot,
nes tu nežinai, ką ten rasi. Ta prasme, atidarinėjai maišą ir kuiti. O iš kur tu esi? Aš iš Švenčionėlių. Tai aš iš kito Lietuvos galas. Aha. Jo. Bet ir tau būdavo gerai, ne mokyklai, pavyzdžiui, kad sakydavau, wow. Pyzė, aš tokiom šmūtkiam vaikščiodavau, kiekvieną dieną naujos, visi šokiai iš kur. Ir pas mus buvo zaibys, nes mano mama viena iš pirmųjų, žinai, atsidarė tą ne turgui, o fizinę parduotuvę. Ir ten būdavo visos mokytojos, eidavo, rengdavosi, viskas. Nu, ten pas mus būdavo elitas, nes ten galima būdavo labai gerų, gražių drabužių išsirinkti ir visi stiliovė būdavo. Bet ir čia jaučiu net aukso amžius būdavo, ne? Ojo. Ir žinok, ir pinigų, ir vertimų, visokių dalykų, viską rasdavom. Pliamo tais laikas, jo. Pas mum, va, pavyzdžiui, šustrums būdavo, tai va, nori iš Šiaulius, ten būdavo bulvaras, jokių akropolių nieko. Ir tu iš tą bulvarą audimo parduotuvę, ir iš tos audimo parduotuvės tu nusiperki audimo firmos ten kelnis ar dar kažką, o čia jau būdavo jo. Bet iš Labdarkės aš net esmelavęs vienam tokiam vyresniam už mane. Nu, bahur toks tipo bičiuks mano, žinai, buvo. Ir jis man sako, žinai, sako, tu vėl iš Labdarkės apsirengęs. Toks naik buvo džemperiuks, toks pilks dar gerai atsimen. Ir aš toks galvoju, blemba, dabar pasakyt, kad iš Labdarkės. Ne, sakau, iš turgaus. Žinau, turgų tik vis žino, kas kokie turgų yra. Jis toks žiūri man toks kavos, kad, tipo, nu žiūrėk tu man, žinai. Ir aš galvoju, o nafik man meluot, žinai, aš, tipo, ką jam pamelavo, tai man dzin. Bet aš savo pamelavau. Tu prieš save. Nu, bet aš prieš save, žinau, man ir gavos ir toks, ir daugiau nuo tą laiką kažkaip, pofik, paliko. Ir toks jo, rengėsi visą laiką. Tai dabar, Maikė iš Labdarkės. Nu va, ir man dovanų atvežė iš Labdarkės. Iš Pakruojo dar. Iš Pakruojo, tarp kitko. Nu. Po to gale laidos apsirengsiu. Būtina Ta prasme, apsirengti. tu net neįsivaizduoji, aš nenešioju nieko apart juodų drabužių. Tu rimtai? Absoliučiai. Pas mane spinta yra visa juoda, bet dėl tavęs aš apsirengsiu. O aš, geras. Nu, žiūrėk, gal bus tau kits... Nu, pagaliau. Nu, kaip nors, žodžiu. Nu, Tai gerai, grįžtam prie tos varkės Labdarkės, ne? Tai tu čia kažkaip susigalvoji tą pavadinimą? Ar tai buvo tavo, nu, grinai, kilo ar iš gyvenimo būdo, ar iš tokio prikolo? Vat, kaip išsirutulioja apskritai iki tokios veiklos? Tu grinai apie pavadinimą klausi? Ne, ir pavadinimas, vat, iš kur gimė ir kas išsirutulioja tą veiklą. Pavadinimas tai labai paprasta. Man, pavyzdžiui, būna tokie... Vat, kai kalb su žmogum, man būna visada toks biškai gėd pasakyti, ne tai, kad gėd pasakyti, bet toks, kad yra tas ADHD, pavyzdžiui, pas mane. O čia tas pasakyti, kaip seniau būdavo pasisako, viską yra gėjai, nes kad jie atrodytų, kad daugiau menininkai. Nu, žinoma, gėjais vis tiek jautresnis, dar kažką. Ir aš dabar stengiuosi nesakyti, nes čia gaunas toks kaip, vos ne kičus, žinau, pasakyti, kad tą turi. Nu, yra toks. Ir man tie tokie pavadinimai. Nuimi atsakomybę nuo savęs, nes aš čia turiu. Tu apie tai turiu omeny? Nu, tipo, aš nenoriu sakyti, nes man gaunas toks kičus, žinau, kad čia toks, tipo, nu, jisai pasakys, kai jis turi, tai kažkoks dabar toks menininkas, žinai. Tipo, dėl to čia toks, būkite atlaidėsiniam, nes jisai gali būti jautresnis ar dar kažkas, žinai. O tas pavadinimas, tai man iš tų dalykų, nes man visokie būn žodžiai galvoju, kad ten tokie, pavyzdžiui, važiuodams pas tavį, toks žiūri, pavyzdžiui, tu man skambini toks, o, lorkė, šmorkė, žinai, ten tokiam nesąmonėm, žinai, ir man tą varkė Labdarkė, taip pat kaip Labdarkė visada vadindavo, žinai, ir toks kažkaip su ja toks, taip, varkė, Labdarkė. Žinai, toks tiesiog kažkaip susirimavo ir viskas. Bet o kaip išėjo į tą kontento kūrimą, žinai? Nes nuo ko buvo tavo pradžia tų pardavimų? Tai pardavimų, tai čia buvo nuo 2017 metų. Aš pradėjau video daryti, žinai, visoks. Čia apie tos laivus turėjau menį? Dar čia biš prieš laivus buvo. Nes laivų nuo karantino nuo 2019 gavos man. Ir nuo 2017 aš varinėdavau vis tiek po Labdarkės labai daug. Ir kažkas man draugus paskambina per video kolą, žinai. Ir aš jam pradėjau rodyti. Toks suko Labdarkės, žinai, žiūrėk Maikutė, žinai, tau, tipo visokių tokių, sako, blemo, kaip įdomu žiūrėti. Sako, kaip įdomu žiūrėti, sako, tu nenori video daryti. Nu ir aš pasidarydavau video, bet ne live, žinai, tiesiog, ką atrand, pasidaro video. Mesdavau, ir po to prasidėjo karantinas. Blemo, sako, reikia pradėti daryti tos video. Ir prasidėjo, žinai, video, tad po to rėmėjų atsirado ir atėjo po biškį žiūri per to karantiną, taip tikrai nemažai tų žiūrovų.
Nu taip, nes visi neturi ką veikti. Jo, ir nemažai žiūrovų, man po kiekvieną laivą, aš taip žiūriu, ten, 1,5 sekėjų, žinau, taip eina. Nu, blema, galvoju, Nu gal ir varkė. varkė yra toj vietoj, kaip tas japoniškas žodis, bet man atrodo, ne taip jisai vadinasi, ikigai yra toks, bet čia toks, žodžiu, kai tu, tas ikigai, kai ta varkė labdarkė yra centriukė ir iš tokių rutuliukų susideda, kad, pavyzdžiui, tu darai, kas tau patinka, Taip. darai, kas žmonėm patinka, Žinau, apie ką tu. žinai, ne? Iš tų 3 tokių. Ir centriuką gauni. Kas patinka, žmonėm patinka, kas tau gerai sekas ir kad tu uždirbi. Iš Taip. 4. Nu, gal tu iš 3, Aš žinai, iš gal čia trijų visokių, žinau. nu. Aha. Tai nesvarbu. Tai jau man toks ir gavos, žinai, kad nu, man nedaryti neapsimokėja. Bet ir daryti neapsimokėja, nes aš toks visiškai neverslus žmogus, žinai. Pas man per karantiną eidavo taip, papras drabužiai 7 eurų, ten kelnės, žinai, koks to švarkelis, o kaip tavo 7 eurų, batai po 10 ar 12, dabar neatsimenu, striukis po 15. Ir visą laiką taip pat, ir nesvarbu, ar tu ten atrandi kokio ten itališko, kokį desentę striukį, Jo, žinai, jo. kurį ten melenkė kainuoja vis tiek. Nu, ir va, man ADHD, aš dabar pamiršau, kad tu Pamiršau. pasakoji. Nu ir nuo to pradėjai, varkės nebuvo Ai, jokios. ne, aš pasakoju tau, jo, man jokios varkės nebuvo, nes aš taip pardavinėdavau, kad man gaunas, kai aš visko susipirko, kaip tavo tėvukai pasakoja, kad perka Jo. ten urmų rūbus. Tai aš irgi susipirk ir va taip juos pardavinėjai. Ir man gaudavus, kad aš uždirbu kiekvieną savaitę, nes panašas drabužių kiekis būdavo apie 800 eurų, nes O. darydavo laivų. Bet suprai, man reikia investuoti tos drabužius irgi. Taip. Tai gaunas man plus 100. Ta prasme, o įkelbė lenkur drabužinų per laivą ir žmogus nori, žinai, ten tipo tu matydamas paklausą, tu gali ten dvigubai kelti ir būtum dvigubai uždirbęs. Bet aš, tipo toks, noriu daryti šou, ten noriu per kokį muzikantą pasimti, žinai, kad per laivą pagrotų su gitaru, nu toks nesąmonės. Saksofonas kažkada buvo. Gitar buvo. Gitara buvo. Man atrodo, saksofoną kažkur kitur tada mačiau. Ne, gitar buvo, ten toks bachuriuks dainavo, tokių visokių, žinai, cirkų. Bet gal ir gerai, žinai, iš tavo ir išėjo toks. Prikolas. Jo. Nu, iš to tipo beleką darau ir gavosi labai netgi gerai ir unikaliai. Toks beleka, kas man yra natural, kas man patinka. Ir, nu, va taip ir gavos, žinai. Bet ir ta taisyklė, žinai, yra, kad darykas patinka ir, nu, vis tiek kažkas pareis. Jo. Nes mat ir tatuiruotės darydavau. Tu žinai, ką aš darydavau. Tu žinai, aišku. Jo, aš žinau, kad tu darydavai, man dar buvo toks, o, ką? Bet man toks, suprant. Bet tau ir nesisekė labai blogai su tuo. Nu, ble, o tu esi mačius mano darbą? Taip. Jo? Jo. Nu, ko tu pagalvodavai? Taip, gali atvirai man sakyti. Nėra gerai, nu tikrai nėra gerai. Aš pas tai neičiau darytis, nebent dėl prikolo, bet aš žinau, kas blogiau daro. Nu, man ir, toks kur- aš irgi taip pat galvodavau, žinai, išmokau irgi pasidaryti tą tokią. Atgaudyti savo stiliuką, tu tokį braižą turėjai. Tokių gelyčių, žinai, visokių. Nu, kažkokia nesąmonė, bet tipo gerai žiūrisi. Nu, va, tokių visokių, žinai, bet nu visiškai ne man tas tatuiruoti, žinai, ten, tipo, daryti visai patikdavo kartą, žinau, toks, kaip tu toks pamedituoji, žinai, tik tiek, kad aš gal mažiau kalbėjau, nu, mes dabar darome iš to pakęs, žinai, aš toks ausinsiu užsideda ir toks. Bet aš tai kalbu, žinok, jeigu savi klientai, aha, aš kalbu, man patinka domėtis, žinai, nes išsišnekame iki labai labai tikrai didelių temų, žmonės verkia, pasakoja, tai toks man visai, aš visai maloniai jaučiuosi, tokia biški psichoterapija ir man ir žmonėm. Tai dar už terapiją pydys, o tipo. Galėtų mokėti. Reiks įtraukti listą, žinai. Sakyk, arba pydys, arba aš su ausinėm dirbu. Nu. Nu tai va, ir Tai žodžiu, tos biškį- tatuiruotės ne man, aš daugiau buvau išvažinėti, pusins visoks išvažinėti, žinai, ieškai savis, nors, nu, aš jau labai senų darydavau tos dalykus, ką dabar darau. Tai toks ieškoju. Nu, gerai, o kaip tu susigalvojai, kad eiti į televiziją? Nu, blema, žinok, aš nesusigalvoju. Aš viso gyvenimo norėjau, bet nesusigalvoju. Žinau, kol tavęs nepakvies, tai tu čia nelabai gali eiti. Nu taip, Nežinau. turi surasti kontaktą. Nu jo, nes labai daug kas nori. Nu tai aš dariau tą varkį labdarkę. Mes pradėjom daryti su savo geriausiu draugu. Aš pradėjau jį daryti, jis yra... O taigi tu žinai. Operatorius. Jo. Nu, taip. Pradėjau aš su juo daryti. Ir video iš karto kokybė labai pagerėjo. Faktas.
Ir pagerėjo kokybė. Ir man sausio mėnesį prieš metus laikom parašė iš Kakadų. Okay. Tipo, nuėjai ten, tai aš nuėjau ten daugiau. Nenuėjau ten, man padarė reportažą. Kaip aš ten Vilniui Paladarkė buvo, ten dar šiaip pakalbina. Daugiau tad pakvietė į Kakadų penktadienį. Daugiau tad į tokį projektą nuvariau. Tai va, žvaigždė. jo, tai va tas projektas, taip žvaigždė buvo tau lemtingas, nes tu jį laimėjai. Jo, aš jį laimėjau, žinai, ir toks jau tiek keli, žinai, biškai atsidarė, biškai. Ta prasme, ne tai, kad pažinčių, bet susipažinimų su žmonėmis, žinai, ten jau. Jie pamato tave, kad tu nesi lochas, žinai, kas jiems svarbu iš tikrųjų. Dėkui, seniai. Žinai, prieš kameras galim pagirti. Nu, ir ten, vat. Ir po to laimėjau šitą projektą, tad man paskambinai po 8 metų pertraukos kitas projektas atgimė vėl, tai yra žvaigždžių duetai nauja era. Po 8 metų, jis 8 metus nebuvo. Kadangi žvaigždžių duetai, sako, tu čia laimėjai tapk tavo žvaigždė, sako, gal nori varyti. Nu ir aš iš pradžių nenorėjau varyti. Nu, tipo toks ne tik, kad nenorėjau, bet man vaiks gimė, žinai. Jo, tai va, tu naujai iškeptas, dabar tikras tėtis, nes prieš tai buvai mamos vyras, dabar tėtis, ne? Man 2 vaikai, žinau. Nu, tu taip. Tai pirma dukrytė tavo. Jo. Nu, A, čia taip pasisako pas mane? Motinos tėvas. Ai, okei. Motinos vyras, o dabar esi tikras tėtis. Okei. Nu, tai va, aš galvoju nevaryti, bet man, žmonės sako, tu negali nevaryti. Nu, žinai, šiaip paskambinu, sakau, ką mokus geras įdomus pasiūlymus. Bet kai man paskambino, aš sakau, nu, žinau, aš dainuotgi tai nemoku visiškai. Sako, biški rašyk, žinai, kažką kaip dainuoji. Mano puskė yra baigus muzikos mokyklą ir jinai yra absoliutininkė. Nu, turi to dalyko, žinai. Pliam, aš puskiai sakau, ko man padainuoti jiem, žinai. Tai vieno iššovė toks trumpai atiduko, pasiėmė šepet grindim plauti ir tipo suinom rimu jan rado, kiemi hūsta. Tok biški padainavo, žinai. Ir puskiai sako, nu, reikia biški kažką rimtesnį, tokia, žinai, jiem. Ir man toks visiškai ne mano gabaliuks, aš toks atsisėdėjau telefoną pasidėjęs, o jos nebuvo, jin iš kitą telefoną žiūri, kaip aš dainuoju. Ir aš masytės dainu, tai uždaryk mane tėvynę savyje, jin rodo man per telefoną, šiup, žinai, ir aš toks padarėm to variantų iš kokių 3 kartų, siūsk, sako, žinok, sako, nėra blogai. Nusiunčiu, jie sako, nėra blogai. Nu, ir daugiau susitikam su Dainot, atsimenu. Tad nuėjom parepetuoti. Tas už galvos susijėmęs. Sako, aš nesuprantu, kaip tu ten taip padainavo, sako, tu basytis daino. Nu ir tad reikėjo biški tok technikų dirbti, žinoma, mes, po 1 ketvirčio iš viso, net ir Dainotą man buvo gaila, aš mačiau, kad jisai ir, nu ir toks žmogus, toks norėjo daugiau kažką, bet toks blend, atrodo, čia nelabai paismum, žinoma. Jisai gavo tokį išbandymą, žinai. Nes jis yra labai provus žmogus ir gavo tada visiškai priešingybę. Jo, ir jam, suprant, reikėjo irgi susisiaurinti, žinau, savi. Ten, tai skaityk, mes angelai dainuojam, kur ten aprengti kaip tokiam nesąmonėm. Apskritai, jūsų visi pasirodymai buvo kažkoks, komedija. Ta prasme, net nepastebėdavai pasirodymo metu, kad tu dainuoti nemoki. Ta prasme, antiek pritraukdavo dėmesį visas šou, ten šou nebuvo, bet visas įvaizdis, žinai. Nu, ačiū tau. Visas tas pasirodymas. Aš tai sakau, buvau iš tų, kur tikrai sekėjau ir visas laidas nuo pačios pirmos žiūrėjau. Ačiū tau. Jo, nes kažkaip išvengdavau nuoširdžiai, mano vyras, jis nemėgsta tokių dalykų, bet mes nuoširdžiai visada atžvengdavom. Vienintelį pasirodymą tai jūsų, kur pasižiūrėdavo iki galo. Ar rimtai? Koks tau smagiausias mūsų buvo? Blet, man ta gyvatė gera. Ai, tu ta gyvatė. Jo, gyvatė ir palauk, dar buvo nesu meškiukų. Paskutinė? Paskutinis tai buvo iš viso kepurį meškiuko ten. Jo, bet ne, paskutinis man, žinok, nelabai. Aš iš gyvatės labai žvengiau. Bet tai ta kata Slovakija, gal kur aš buvau moteris, ne? Va, šitas. Tai ja. Nu, ten irgi su to pilvu. Ne, ten. Nu, ten komedija, tiesiog komedija. Jo, ir labai gerai žinau gavos, kad mes kažkaip 1 tą ketvirtį neiškritom, prisipratinom tą komisiją, žinau, kad mes taip einam per tą projektą. Ir tą 11 laidą atvarė Monika Liu. Ir jinai nutipo kaip iš niekur atvarė, matomai, žinau, gal nebuvo gal domėjus to projektą, žinai.
Ir mes padainavom, žinai, dainą, tu sako, bliam, sako, užjaučiu aš tau dėl partnerį. Ir man toks biški liep užgynė, liep sako, ne, sako, biški ne taip, jos reikia žiūrėti, žinai, sako, čia tu kaip į pirmo laidą atvarius, tu biški kitaip, sako, žiūrėk. Tai... Šitai ne apie kokybę, ne, jo, ne sako, apie dainavimą. Tai, jo, tai ir sakė, kad, sako, nu jūs vyras, sako, jūs nulaužėte projektų, sako, jums nebereikia dainuoti. Taip. Aš manau, dėl to ir laimėjote. Iš tikrųjų labai sveikinu, labai džiaugiausi. Tikrai sirgau už Naglį su Adrina, nes labai fainai irgi su Adrina pokalbį turėjom ir labai tikrai faina buvo ir jos stebėti, nes jų augimas tai, nu, labai beproto didelis. Ir kaip Naglis išmoko iš tikrųjų dainuoti per šitą visą laikotarpį, tai man buvo wow. Nu, bet vis tiek paširdžiuosi, žinai, vis tiek sirgau už jūs. Nu, ačiū. Tai toks labai nice. Jo, bet ir Naglį, ir šiaip pats Vytautas užkulisio sakė, Lukočius, kad sakom, bliamo gera. Ne tai, kad žinot, ten per teliką reikia pasakyti kažką, per teliką pasakyti kažką. Taip, iš tikrųjų matėsi, kad žmogus labai labai dirba. Jo, ir mes šiaip mokytoją savo turėjome muzikos, o tokia nuostabia Kristina, bet Naglis dar atskirai eidavo, žinai. Tai jo, labai pasijutė. Nu, žodžiu, tikrai šaunuoliai, viską gerai padarėt maksimumą. Ir visą laiką šiaip man žiūrint kilo klausimas. Tu kažkaip niekada nebuvai super viešas žmogus, žinai, ir dabar bam, toks vos ne per vieną, žinai, per vieną naktį prabudai žvaigždė. Nu, nes ten laimėjai, ir dabar čia laimėjai, ir toks bam, dabar tikrai esi žvaigždė. Ir ar gali pasakyti, kokia yra to viešumo kaina šiuo metu? Ar yra sunku, ar turi kažkokių straglų? Nu, blemba, žinau, mes kaip ir su Linu Žemaituku kalbėjom, žinai, kaip jiems sakė kažkoks, nežinau, kažkoks draugelis, gal jie sakė, blemba, jums vyras zaibys, sako, jūs ateinat, čia gal keikti negalim. Galim. Sako, jums gerai, sako, jūs ateinat vyrai, padainuojat, pasimat babkis viską, žinai, ir toks atrodo iš šono, gal taip ir atrodo man, vakar mes su draugu. Šiaip iš tikrųjų taip atrodo. Nu, su draugu mes vakar irgi, žinai, vis pakalbėt, toks, bet tau gerai, žinai, viskas, tipo lengva, bet... Nu, tipo įdomu, bet nėra lengva. Aš manai suprantu. Jo, nes ten tie stresai visokie toks atrodo, eik, tu savo ten jau nuvarius vieni tos filmavimus, ten viskas aфиgenai, vis žvengiam, ten, ta prasme, vis tvarkoj, bet vis tiek to jautų tokiu. Nu, kinkos vis tiek dreba. Ne, nu, tu net, jei net kvepuoji tą įtampą, būna toks atrodo, visiems viskas fine, bet vis tiek tą įtampą. Bet čia nėra tas, kur, tipo, kaip ir visi apsimeta, kad nėra streso, ne? Bet ta energetika streso, nu jinai yra ir visi ją jaučia. Ne, kad apsimeta, žinok, nieks neapsimet, kad ten nėra, nes tu ten neapsimės niekaip, nes prieš ant vieno gal daugiau matas, žinai, ant kitų mažiau, bet visiems tik ir prieš išeinant matas, prieš kad ir tos balus gauni biški, pasižiūri, žinai, tikrai jaučias. Tai, nu, tas, žinok, išsekint baisiai, nes mes filmuodavomės... Atvažiuoju vieną mėnesį, nusifilmuoju 4 laidas. Blemba, palauk. Atvažiuoju, žodžiu, per mėnesį atvažiuoju 2 dienas. Aš nuvaru į Vilnių, per tas 2 dienas nufilmuoju 4 laidas, daugiau per mėnesį vėl ruošęs 4 pasirodymui. Ble, čia daug. Čia sunku. Tai nėra, kad, žinai, tu atvažiuoji savaitę, žinai, nufilmuoju vieną, vėl ruošęs savaitę kitam. Tai gaudavos taip, kad, nu, per mėnesį ruošęs 4, bet visą mėnesį ruošęs. Taip. Tai reikėdavo repetuoti, važiuoti pas Dainutą viską, nes iš Klaipėdos, žinai. Ir įsivaizduok tos 2 dienos įtampos. Jo, tu tiesiog per 2 dienas turėti duoti viską, čia kaip egzaminas kiekvieną mėnesį. Nu jo, ir tas 2 dienas toks nuvarai, po to į viešbučiuko, į viešbutį nuvarai, paįlis biškį ir vėl var visą dieną, nes ten repeticijos prasideda nuo 8. Nuo 8 parepetuoji vis. Tad 1 valandą prasideda filmavimus, nufilmuoju per kokius 3 valandas, tad pavalgom ir tad vėl filmuoju iki kokių 10. Nu, tad pavalgom, tad repeticijos vėl antros, nu, pasirodymą, kitus laidus ir tad vėl, žinai. Nu, čia tikrai labai sudėtinga ir toks ir įtampos atžvilgių. Ir šiaip fiziškai sunku. Jo, tai mums aš atsimenu po antrą tą užvažiavimą, tų 4 laidų filmavimą, žinai, kur tikrai buvo labai daug emocijų, mes to 4 laimėjom. 1 pralaimėjom, 2 laimėjom, toks. Ir nuvarėm į bariuką, taip žinai, su visus dalyvius, tiesiog, atsimenu, Naglis paėmė kelytės, aš iššoviau ir man nėra genim, tai buvo, kad nuo vieno tekilos aš jaučiuos toks
Ble, pripysęs jau. Nu visiškai toks sukupė, girts. Ir aš nežinau, gal man ten emociškai, jau žinau, buvo tas toks kažkokius susimaišę nerimą ir ten, ar visiškai jau emociškai silpnas, bet toks, ten aš trainius, lauk, bet sakau, viskas, sakau, reikia važiuoti, išsikviečiau boltų ir slaptą pabėgau. Žinau, kad niekam nesakyti, kad... Jo, nes būtų laikę. Nu, nes būtų sakytų seniai, žinau, ten viskai būtų sakyti toks, blema, sakau, reikia pabėgti ir gaila tad buvo ir, blema, toks, nu, žinau, aš retai to Vilnių taip pat, nu, toks gaunas man, jau tas atvažiavimas man jau įvykis gauna, žinai, kai mėnesį kartą ir toks, Nu, bet čia, žinai, tu biški turėtum užsidėti ir savo medalį už tai, nes galėjai kankintis ir droštis dar labiau ir po to neaišku, kaip būtų sunkiau dar vėliau. Tai va, ne, bet jau žinau, nebegalėjau. Nu, tai va. Ta prasme, jau niekaip. Nes jau toks visas, sakau, toks kaip, blema, nežinau, toks visiškai atėmė energiją, toks beliko kaip 5% įsėsti boltą ir išvažiuoti pas Puskę. Nu, wow. O tai dėl pačios emocinės būsenos, vat... Visi įsivaizduoja, kai mes šnekėjom, kad visi įsivaizduoja, kad čia yra žiauriai lengva atsistoti ant scenos, pabūti labai fainu, pažvengti, pasikratyti ir čia padaryti šou, pasilinksminti ir visus palinksminti. O kas iš tikrųjų viduje verda tuo momentu? Visas tas performances, ne? Ne, apskritai, aš turiu omeny, kad visi tavo išgyvenimai, žinai, nes mes matom tik tai tą vizualą, matom tik tai gražų rezultatą, bet kas vyksta viduje, nes atrodo, kad tu neturi blogos nuotaikos, atrodo, kad tu neturi blogų jausmų, tu gyveni visą laiką pozityvę, čia žmona labai faina, vaikutis gimė, dukrytė auga, viskas labai gerai, o šiaip iš tikrųjų, vat, kas viduje makaluojasi? Nu, blemba, tokie viduje makaluojasi, tai perdėgymas nuo perdėgymo. Aš jau net pradėjau hebros klausinėti, kam yra buvę perdėgymai. Aš klausiu, kas tas yra, nes aš sakau, man atrodo, kad man tas jau yra. Žinai, ir toks, nu, nes... O kas vyksta per perdėgymą? Blemba, tai toks... Tu tiesiog net, jau man būn, kad tu kartais būn, kai atrodo, žinai, nebenori žmonių, nori pabūti vienas. Bet čia gali būti ir nuovargis, teoriškai. Jo, bet kai būn perdėgiams, tu toks jau net galvoju, jeigu man vienu paliktų, aš net, tiesiog tu net nenori būti. Toks atrodo, biškai nori išsijungti, žinai. Ir va tai va, man atrodo. O kas tau buvo apie, man įdomu, kaip tau buvo apie perdėgimą? O žinok, aš perdėgymą esu magistrą parašius, man atrodo. Nes perdėgymus aš turiu visada. Dėl to, kad esu, dabar save negražiai pavadinsiu, bet su pista maksimalistė. Ir aš jeigu darau, aš noriu viską daryti. Ir aš niekada neatiduodu savo darbų kažkam kitam, kur galėčiau, žinai, mini darbukus atiduoti, aš viską pati. Ir tas aš pati, aš tiek užsikraunu, kad emociškai aš pamirštu, ką iš tikrųjų aš viduje noriu. Ir va tada būna blogai, nes tada aš tiek lūžtu, kur aš galiu viską išmest nafik, tiesiog viską peržengnot ir atiduot, paleist, nieko daugiau nedurėt, atsisėst va taip ant sofos, išjungtų telikų, žiūrėt, kaip auga mano gėlės. Labai panašiai, žinau. Jo, ir tas yra labai labai sunkus dalykas, nes aš suprantu, kad, menininkam tai būna, nes, pas mus įsijungia, žinai, darbas, atsakomybės ir dar plus kūryba. Ir čia, žinai, daug visokio ir ten, žinai, kažkokio matomumo dalykų, vis tiek žmonės iš tavęs kažko tikisi. Ir toks, tu perspaudi, norėdamas parodyti vis geriau ir geriau ir geriau ir geriau. Ir tada būna labai blogai. Bet aš šitą dalyką jau, kadangi moku pastebėti, kada man atsiranda šitie dalykai, tai aš turiu susidėjus savo gyvenime privalomas atostogas. Dabar mes privalomos atostogos, tai... Kur nėra labai norėtum gal, bet jau... Karas, maras, badas, aš atostogauju. Tai reiškia, pas mane visada sausis yra atostogos ir visada rugpjūtis yra atostogos. Šis sausis išimtis biški dirbu, biški filmuoju, bet čia toks labiau aš užsiemu pomėginiais dalykais. Bet tos atostogos reiškia, kad tai nereiškia, kad aš nieko nedarau. Aš darau viską apart, tarkim, tatuiruočių. Vieną veiklą išmetu lauk ir pakeičiu kažkokiais hobiukais. Ir leidžiu savo pabūti, žinai, ramiai ir nespausti. Ir tas labai, žinok, padeda. Aš dabar irgi toks žiūrėjau, toks japoniškas yra wabi-sabi vadinamas. Toks, man atrodo, wabi-sabi, dabar prisiklausius to japonų, kur toks nežiūrėti kaip į tobulybę, žinai, viską. Kad toks, taip. Wabi-sabi, net man atrodo, tie podukai vadinas, kur tu juos suklijuoji. Ta prasme, sudušt poduk, suklijuoji ir tu tuos, kur skilimą tos, briaunėlės tas. matos skilimą tie siūlai,
su auksu dar sutepi, kad, nu, Okay. paimti kaip istoriją, žinot, tą dalyką, kaip, kad nieko nėra tobulą. Bet, kaip sako, apie tą perfekcionizmą, tai man irgi lygiai taip pat jaučiu, kad dėl to aš važiuodam šiandien pas tavį, valandą laiką rašinėjau video dėl tų tatuiruočių, kur tu sakai, padovanosim. Ir pasižiūri, toks atrodo... Nepatinka, ne? Ne, nu, toks, aš jau papasakoju pradžią, aha. Ir daugiau sakau, tai va, jūs ko gero žinot podcastą, vadinasi Sėdė ant adatos, ir daugiau man galvoju vėl mintis, blėt, nu, negi aš sakys, ko gero žinot, nu, tai hebra žino. Iš nahu, ne, nu, toks daugiau galvoju, ir toks visada man ant video reiks sumontuoti, ar ant video gaunus, nahu, kurva, blėt, vėl iš naujo. Ir vėl sakau, pradėd nuo dainos kokius nors, ten, tipo, šiandien rytą pradėjo, blėt, dabar net neatsiminsiu tos dainos. Kažkokia buvo jo. Tipo, pat pradėjo, nu, tu tipo lengvo huko, žinai, ir toks padainuoji. O ką toliau? Na, ta dain, blėt. Ir toks pyzė, ir kitą pradėd. Nu ką, 13 dublis, tikiuosi paės. Žinai, ir toks atrodo daugiau pyzė. Kito pradėdė normaliai gaunus vaiks verkti pradėd. No. Ir tokių vat nesąmonių, žinai. Na, bet čia, žinai, reikia mažiau kreipdėmėsio. Tai va, ir mažiau. Išmokti nekreipdėmėsio. Nes visiems viskas yra iš tikrųjų pohui. Ir visiems yra blogai. Jo, ir visiems. Tik mes galvojam, kad tik tai mums blogiausia. Jo, ir toks va tas susireikšminimas. Ir man labai patikdavo, pavyzdžiui, po žvaigždžių duetų. Ten mūsų garsys toks Mariuks. Mariukus vadinavom. Žinai? Maris Jaučka vardą nebus. Pagal viską Maris turėtų būti. Ir jisai baigęs filmavimų 2 dienos, jau žmonės išeidiniai, žinai. Ta prasme, į žiūrovai, kur buvo jau išeidiniai, o ten aparatūrą, žinai, sudėt, galing ir jisai ant visą garsą. Tai žinai, tada ma pohui, silakui pohui, žinai, ten ir pizė, taip gerą paliek, toks atrodo, toks aфиgenas. Toks biški nusinulinė. Jo, ir tu važiuodams namo, aš tad pasijungi per mašinos, sukonektin, žinau, su telefonu ir irgi pasileidži garsiai, kad, nu, iš tikrųjų, pohui, visiems viskas yra. Ir va tas padėt, toks, tas pohuizm, žinau, norėčiau, kad būtų tokia religija, žinau, kur galėtų. Bet čia išmokti reikia, žinok. Išmokstamas dalykas, sudėtinga, bet išmokstamas. Nu, tas kurytė, žinau, išsiaugini ir jo, bet... Bet tai gerai, jeigu taip dažnai tau būna tie perdegimai, ar turi kažkokių šalutinių poveikių? Nes, nu, jau kai dažnai perdegi, tai atsiranda ir panikos atakos, ir kažkokie nerimo sutrikimai. Ir čia yra vienas iš tų, jau kai labai perdega saugikliai. Ar tu turi tos perdegusius saugiklius? Blia, manu, tai man atrodo, man nerims, aš kai buvau pas vieną iš specialisčių, man atrodo, man nerims atsiradęs yra nuo ta pirmas, nežinau, gal dar net į mokyklą neėjau, bet va tie laikai, žinau, ten 1 klasė ar darželis, ar 2 klasė, kažkada tada. Jau tada atsimint savo pirmus nerimo dalykus, jau nuo tada, čia, o gal prieš tai dar perdegimai kokie vaikystėje buvo, nežinau. Tai atsimint, mes su tėvu, mano mam dirba sesutė ligoniniai, išvažiuodavo naktim dirbti, ta prasme naktinę pamainą. Ir mes su tėvu žiūrėdavom, dabar net pats savo galvoj, kriminalas, jis man laikui rodo. Tai būdavo normalu. Nu, Jaunius Matonžinai ir papasakoja, ten rodydavo dingę žmonės. Mano mamos nėra. Ir pasakė, kad dingus yra Lijana ir man tiek tai reikėjo, nu mano mamos vardas, o mamos nėra namie. Viskas man daugiau žiūrėti į to Matonį ir klausytis, ten kai tie džinglai, kur prasidėjo tos kriminalų, tie viskas. Ir nuo tą kartą aš atsimenu toks, nei man mokyklai sekdavos dėl to nieko. Nes pergyvendavai labai, ne? Nu, aš toks, jo, norėdavau tos tobulybės, tokias, pavyzdžiui, reikia rašinį rašytų minčių, 1000. Ta prasme, sėdži mano draugus prie manęs rašo, jisai jam pilas, tenai, nu, aš negaliu pastraipą sugalvoti. Ir nes ne vieną parašęs rašinį. Ok, kaip įdomiai, nes nu, tu labai turi iškalbą ir daug ir protingų minčių turi. Bet, suprant, kai jų, ta prasme, daug tu nebegali atsirinkti. Toks atrodo, į viskas, tad nervus pradeda. Tai čia yra labiau į tą ADHD, ne? Nu, čia jaučka, jau ko gero. Ir vis, žinok, ir vis ta puokštė yra, vis tas pakets ten, kur ir daugiau pagalvoju, blema, bet ir tie OCD yra, kur ten tokie, kur pagalvoju, kad ten, vat, kaip saka, kad nori pastumti žmogų. Bet man būna tokios labiau kinki mintis, ne tai, kad pastumti, bet va tokios... Ką reiškia kinki? Piščiau, eini šonu ir pamatai paną ir sakai piščiau. Blema. Nesu pana, tai čia toks standartiškai, žinai, kad apie tą pisimą, bet...
Man buvo net su vyrais, o, pavyzdžiui, jin prasilenks su kokiu vyru ir toks galvoj, plema, kaip jis nori atrodytų. pavyzdžiui. Bet toks, bet jisai toks suprat. Bet ne tai, kad aš, žinai, Kur iš tikrųjų norėtum pamatyti, bet tiesiog įdomu. nu, va, toks, bet taip durnas, žinai, toks, kaip, kad aš nei bijęs, žinai, nei ką. Bet va, toks durnas, o, pavyzdžiui, jin prasilenks su vyru, pavyzdžiui, žiūrime operatorių ir dabar kalbu čia pagalvoti. Kaip jis atrodytų be džinsų, pavyzdžiui, sėdėdamas. O toks. Žiūrėk, jis net nenusijokė, tai čia gal negerai, ką pasakyti. Gal jam kaip tik patiko, jis nenori parodyti. Po pusvalandžio sėdė be džinsų. Rokai, pamirksėk. Tai va, man va tokios nesąmonytės, žinai. Tai, kas sukalba vis tą pokštę, žinai, ir tų įdėdžiai visokių, kur ten vis gal pilntų minčių ir šiaip, ir vaisgėri irgi. Bet dabar jau pačią minimaliausią dozę, nes iš pradžių, kai pirmą kartą ėjau pas... Čia aš nenušūkau nuo temos, ne? Ne, viskas į temą labai. Pirmą kartą, kai ėjau, aš nežinau, pas... Turiu menį į terapiją, kai ar psichiatriją? Ne, iš karto pas psichiatriją. Tu iš karto į... Nežinau, man parekomendavo, sako, man biškai kažkas blogas, sako, man parekomendavo iš karto psichiatriją, toks draugelis. Nuėjau, aš jai ten papasakoju tokių dalykų, buvau irgi liūdnesnis, kaip ir tu, kaip sakai, kad, ai, nieko nenori, nafig, nieks neįdomu ir tegu eini visi, žinai, po velniais. Nuėjau, aš pasėtėjau, sako, nu tau reikia vaistų, tipo gerti. Ir aš toks, nu ką žinau, reikia. Ir aš nežinau, kas tas nerims, supranti, yra. Man nerims, nu atrodo, tiesiog, man nerims būdavo tad, kai tu nerims prieš tatuiruotę, žinai, nerims prieš egzaminą. Man toks tiesiog, bet kad tau yra kažkoks tipo diagnozė nerims, tai toks, žinodavau, kad depresija, žinai, yra. Jo, bet depresijos mūsų laikais nebuvo. Jo. Ir būdavo... Nelegali liga. Jo, ir vis tie pastatai, kur eidavai pasirūpinti savo sveikatą, kaip neprotinė, psichologinė, tai gal durnynai būdavo. Taip, faktas. Žinai, nes jeigu tu nai, tu jau žinai. Tai va, ir nuėjo man išrašė vaistų, aš jūs geriau 4 metus. Šiaip ilgai. Geriau 4 metus. Nu, aš nežinau. Ten... Bet o tau darė kažkokius tai testus ar kažką, ar nu tiesiog tu atėjai, pasišnekėjai, nes pas psichiatrį dažniausiai pusvalandis yra pokalbis, ne? Ateini, nu, ten valandą, man atrodo. Nu. Jeigu pirminė konsultacija, gal ilgiau. Taip, pirminė. Bet šiaip, nu, psichiatras turi daryti testus kažkokius, kad suprasti, ten klausė spalvų, ką matai piešinukas, nu čia... Toks, man atrodo, sužymėti reikėjo kažką. Ar kažką atlikinėjai tuo metu? Man atrodo, kažkas tas buvo, gal aš atsimenu tada tokiu, man buvo... Ne tai, kad suicidinės mintis, o aš pats bijoju, kad jų nebūtų. Aha. Aš bijoju, kad neišdurniečiau, žinai, tais laikais, kad kaip, pavyzdžiui, būna normalus žmogus ir jisai pysto ten, pavyzdžiui, nusižudo. Ir aš to labiau bijoju, žinai, ir jinai man sako, aš nežinau, sako, ar to vaistų išrašyti, sako, ar ligoninė, iš kur ir aš toks. Bet tai čia kaip tik nėra, atrodo, tu sąmoningai supranti, kad tu gali daeiti iki tos stadijos, bet tu stabdai save dar pusiaukeliai ir jau atvedi pas specialistą. Tai prie ko čia ligoninė, tai kaip tik yra gydymas. Ne, tai va, jinai tokia biškė, va dabar, pavyzdžiui, dabar, kai jau per tiek laiką, čia man nuo kokių 18 metų gal, nu aš pirmą kartą, kai apsilankiau, per tiek laiką, kai aš dabar jau suprantu daug dalykų, žinai, toks atrodo, net, nu pas tą žmogų net neįčiau, pavyzdžiui. Taip. Nes būn, kai eini pas kokį specialistą, ten buvau nuvaręs į savo polikliniką, noriu pas specialistą ten, nu visiškai ten, man jau tas suveikė, žinai, papiukai sudėti, ten lupytis, viskas, makiažiukai, žinai, psichologija, tipo, na, aš sakau, net neįsiš, sakau, nes, nu, man iš karto, žinai, atmetimą, reakciją, bet nuėjau, žinai, mes ten pasikalbėjom, nu, tipo pasikalbėjom, jeigu žiūri pas ją laikrodį ant rankos, sakau, Rolexas, nu, matos, suprantat gerus daiktus. Toki, nu, žinai, tokius tipo kažkokius... Bet tai čia neprofesionalu. Ne, bet ten visiškai tokia, atrodo, ten... Nu, net nesu, gal kažkam ir padėt, žinot, bet man nepavyko, nepatiko. Nesuėjo čakros. Jo. Ir žodžiu, aš geriau vaistų, ten 4 metus geriau. Aš variau į Islandiją daugiau. Ir tad panikos ataką ištikau ant pirmų, kur irgi nežinojau, kas tas yra. O kaip tu pajauti ją? Nu, bliamo, mes po pietų, aš dirbau ten padangas montavau. Ir mes po pietų, žinai, grįžę jau pavalgę ir, o kaip tu sakai, kad tave gąsdina, orą negali traukti. Nu. Ir aš toks irgi toks. Ir nėra pilnai traukti. Nein. Bando nusižiauti daugiau toks. Bando nusižiauti, nein ir iš kokio 5 kartą gal pain. Ir daugiau vėl nein koks 5 kartus. Okay. Ir toks nerimuks. Ir už pusvalandžio toks atsimenu, vėl bando traukti. Ir
pys, toks silpnumas iš karto. Toks, nežinau, toks kaip kortizolis būtų, toks per visą kūną, bam. Jie pyzė man tak nuolat, viskas, sakau, man jau parvežti cinkuotam, nu galvoju miršti visiškai. Jo. Bet taip nuėjo kažkaip instinktyviai prie šaltą dušą, ne šaltą dušą, šaltą kraną, nusiprausiu veidų, tai gal kažkiek pagerėjo, tai prasivaikščio ir tai biškai geriau. Palika, buvo darbą pabaigti, tad parvežė namo mane ir toks visiškai išdūžė, žinai, ir galvoju, kas čia atsitiko, nu tipo nežinau, kas yra. Po 2 gal dienų namuose vėl ledus valgau, nu tipo Islandijoje namuose ledus valgau, pisė vėl tas pats pareina. Eik tu načiu, tad nuvariu ligoninį. Nuvariu, kol man priėmė praėjo pusvalandis, patikrint viskas baigės. Ir daugiau atsiminiau, kad mano draugė kažkada pasakodavo apie toks dalykas, kad nu jie ten labai ją kankina tie dalykai, žinote, tuos atakos visos, aš jai paskambinau, sako, nu tau taip yra. Ir nuo tą laiką prasidėjo, tai aš dar geriu tos vaistus ir daugiau pagalvoju, kad man jau nebereikia. Nusitraukiai pats ar su daktaro irgi? Iš pradžių būdavo, kad iš pats po biškį nusitraukinėjai, bet daugiau pagalvoju, jo, bet per visoks libido, per visko kirtą, žinai, kur tu, blema, negali, tu turi... Nu, tu jaunas bičias ir tada dar va taip važinai. Nu, toks, jo, nes turi koks 3 dienas negerti, kad galėtum normaliai pasimylėti savo žmoną. Tai va, ir daugiau, ai, man nereikia, žinai, aš susitvarkysiu, žinai, pasižiūrėjau tokių visokių inspiracinių video, dar ten nueini koks nors grups, kurios met tuos antidepresantus yra papasakoju, ten kiti žmonės per YouTube, kur met staigi ir, tipo, man nieko nebuvo, žinai. Nu, šaudu prisiklausyti. Ir aš iškart mėčiau, žinai. Ir fizė, pirmą savaitę aфиgenų. Fizė, taip gerai, žinau, kad irgi dar tu tatuiruotis dar ten potėpė, ein, ten Jisai va tai va dar, žinai, visus jautės. Ir daugiau tad buvo pas tėvus, šuo panikos atak ir fizė, reikia grįžti iš tėvų išpakruoja. Šiaulios degalinė, tai paduko, žinau, laiko ten arbatos, nes ten ir simptomų, kaip kad gripis sirgtum, tokie kažkokie tokie. Ir temperatūra kyla, ten viskas. Jo, va, nematau, bet tokie simptomai, tu tipo taip jautės, kaip kad sirgtum, žinai. Ir daugiau gavos, kad nebegali nei iš namų išvaryti, tad tos agorafobijos visokios prasidėjo ir tad buvo žiauri sunku. Žiauri, tad, nu... Ir tada grįžai pas specialistus vėl? Ir aš tad pagyvenau savo mašiną mėnesį laiką, autobusiuko, tu turėjau. Mašinoj? Nu, tipo ant mašiną, bet kiem savo. Atsikeli ryto, net negali žiūrėti savo. Toks atsikeli, iš pradžių gal dar nieko. Jis pasižiūri iš savo žmonai, dukro jaučka parein, žinai, tas toks kai užgultas toks. Ir tas akmuo čia. Ir tas akmuo, ir toks visi ašaros kaupėsi, kuvaru. Nu, aš savo kiem, žinai, mašinai. Įeini į autobusiuką, biški palauk, kol nueis, jeigu nenuein Sanaksą paliežu iš karto, tad biški nuein ir tad YouTube. Žiūri. Nu, kad užsi... Ne, žiūri konkrečiai, ką daryti tuo atveju, kai yra tos atakos ir ką pareleitinti su kitais žmonėm, kurios irgi taip pat yra, kad tu čia ne vienintelį, žinai. Ir viskas, nu, ir va tai taip ir gyvenime. Bet tau tas padėdavo žinojimas, kad kitiem irgi tai būna, ne? Jo, ir ypač, pavyzdžiui, kaip pasakydavo simptoms, ką man ten, pavyzdžiui, ten, sakykime, ar ten veidus nutirpsta, ar ten širdis per mušinėje, ar ten kokiu man būdavo, kad ten man tiek tai reikėdavo, kad įsitiktų vos ne tą panikos ataką, nes aš ir hipochondrius dar tarp kitko. Pavyzdžiui, dabar tai nebus, taip aišku. Atsidarytų, pavyzdžiui, langas pas jum, man buvo koks skirsvis per koją, pizą. Tu jau galvoji pizdės, ne? Infarktas man. Iškart, žinai, ir visas kortizolis suin, ir tu tada daugiau turi vėl jį išeiti iš to lūpo, iš tos kilpos. Tai va tai va buvo. Žinai, ir daugiau. Susirado čia Klaipėdoje tokia specialistė moterį, kuri ten daktarė kažkokio mokslo, žinai. Tad išaiškino man vaistų, pačiu brangiausiu dabar rinkoje. 8 eurų mėnesio gauna. Jo. Ok, netokios kainos šiaip, kiek žinau. Ne tokios, bet žinok, jo, Brintelix vadinasi, rūkas iš žiūrovų geri, tai jo 8 eurų mėnesių gaunas, bet mažiau šalutinių simptomų, per libido nekerat iš karto, tik tiek abiški pykinu. Bet irgi užkimsantis, ne? Ar jau pripranti? Blema, žinok, tas pripratims yra toks, kad yra tas hotspot yra 20 miligramų. Tai aš geriu 20, dabar nusimetęs iki 10 ir labai gerai jaučiuosi ir netgi dar geriau. Bet kai išgeri jį, taip koks valandą papykinu. O aš jį geriu kažkur apie 11 valandą, tai va, pavyzdžiui, dabar šiandien negeriu varydams pas tai. O kodėl? Ne, nes man pradėtų pykinti, vis tiek čia dabar dar tokia stresiuka, tai... Bet aš išgersiu vėliau. Ai, nu okei.
Po to irgi, žinai, nebūtų blogai. Ne, visokie, net ir kartais būna, kad prasileidžia, jos ten ilgą tokią veikimą yra. A, Nu ir tai blemba. viena diena nieko nedaro, ne? Ne, jos ten 7-2 valandas Okay. veikia, žinot, toks, ne, tikrai nesijaučiu, nes daug kartų jis praleidęs. Nu ir supranti, bet man ne tik tie vaistai, žinai, padėjo, aš pradėjau gerti, nuo 10 pradėjau. Ir pradėjau dirbti, susiradau darbą. Variu į, iš pradžių, buvo skelbimas, įkritė, sakau, nu reikia daryti kažko, žinai, į Klaipėdos baseiną. Darbo vieta buvo gelbėtoja, žinai, ir variu darbintis, nuvarom, ten toks vyriuks man priėmė, gelbėtis, bet toks maladėtis, iš tikrųjų, toks būtume jau geras svaibinį su juo. Nu, kaip suprant, ką nedirbu, supras. Reikia normatyvus atlikti. Nuplaukti 100 metrų, panerti be akinių, ten, man atrodo, gal 2 metrai. Aha, kažkiek. Ir paimti svorį iš apačios, nu kažkok ten tipo. Ir po to su akiniais nunerti 3 metrus ir irgi svorį paimti. Nu, tai man ta pirma užduotis plaukimui. Aš pradėjau plaukti. Plauk, žinai, ir man sakau, biškai parodysiu šiam, žinai, rezultatą, nes, kaip tu sakai, bijai vandens, o man kaip tik visiškai nešužaugai, žinai, vandenį, mano stichija vanduo. Man norėjau klausti, kaip tu... Jo, tai man visiškai mano stichija, bet, žinai, aš iš tokios lovos lygus, kur daug nejudėjau, pradėjau plaukti ir kai greičiau plaukia ir prasideda ta hiperventiliacija, kur tu toks kvėpuoji ir aš nuplaukiu pas jį. Tipo įveikio tos metrus, jisai buvo laiko nuėmęs, sako, čia nebūtintas laik, žinai, sako, tiesiog būn, kad atein darbintis ir net neįveiktų tos distancijos. O aš nuplaukęs nuo tos hiperventiliacijos, blėd, jaučiu, kad toks, blėd, jau pareina, tas hujovums, tas nerimo, toks, žinai, ir aš toks, sakau, biškai laiką kažkaip reikia su juo užtempti. Aš taip laiko, žinai, jisai ant krantą taip pastoviu, aš tam basein, žinai, toks, plūduriuoju, žinai, sakau, gal kažkokių įdomių dalykų čia yra buvę, sakau, kokių atsitikimų. Jo, sako, čia yra buvęs, sako, toks vyriuks vienas, sako, su amžiumi, čia plaukė tiesiog, nei skenda, nei nieko, sako, išlipo, atsisėda ir mirė, širdis sustoja. Yra buvę šitą, žinau. Man pasakyk, taip, žinau, kuriam man dabar atrodo, Tau dabar blogai. Man dabar atrodo, kad širdis stoja. Plemba, aš jam sakau, seniai, žiauri, šyk noriu. Žinau, kad biškai laiką užtimti, sakau, gal ten išeis, biškai ilgiau, žinau, kaip reikia pralaukti. Ir pizė, pradėjo eiti ten, išlipo iš tą baseiną vos. Pradėjo eiti ten į Tuliko, ieškoti šaltą vandens. Ieško, nėra, tipo ten toks šilts vanduo. Jo, jisai drungnokas. Ble, mane tą drungną nelabai. Nu, toks tipo visai šilts, o man reikia visiškai šalta. Pizė persilėjo ant tą nieką, nuėjo į Tuliko, toks sėdž, pizė, net taip širdis plaka, net jud kūns. Taip daužo, žinai, belenkaip. Nu, pizda, sako, viskas, net nebenaisi čia net. Tipo, pas to bahuriuko, žinai. Tada pasidėjau, kokį 10 minučių, sakau, nu tebūnės, galvoju, kad aš taip tas ilgiau šykant žmogus, žinai. Na jau pasėdžiu, nu sakau, pizė, senė, sakau, panikos ataks, sakau, nieko negali daryti. O žinau, darbinosi gelbėtojais. Jo, kur tu atsakingas. Nu, kur atsakingas, pats gelbėtojais skęst, žinai. Pat gelbėtojai gelbėt. Ir, nu ir viskas, ir jis toks maladėtis buvo, sako, ką tau reikia padaryti? Lema, sakau, šaltą vandenį reikia. Tai jis nuvedė į pirčių kompleksą man. Su to kiberu aš persilėjau, tai toks biškai geriau buvo. Nuėjom vėl į tų rungčių zoną, žinai. Jisai sako, nu pasiruošęs, blema, sako, seniai, ne, sako, aš nebepadarysiu. Man reiks dabar nerti, aš vėl orą neturėsiu, vėl išlysiu. Gal pradėsi nervintis, aha. Jo, jisai sako, nu gal davai, biškai palaukiam, pabandyk, jis kažkaip toks atrodo labai norėjo. O geras. Kad aš būčiau, tai jeigu Evald, žiūrite, Evald, linkėjimai tau, man irgi labai patiko. Ir, nu ir viską, žinai, susirinku man tik savo. Nuėjo į to rūbinį persirengti, tada verkit pradėjo. Žinai, su kopyzė, netgi jau tiek nebegali. Nuėjo į mašiną, sanaksiuką paležau, kad biškai nusiraminti ir štat paskambino kitam savo draugui, kito darbo pokalbį iš karto variu padangų montuoti. Čia tokia įmonė yra, žinai, kur montuoja padangą, aš pas juos buvau seniau dirbęs, tai mes nuvarėm, jam kaip tik reikėjo, aš buvau vienintelis tokiam angarį dideliam ir pradėjo ten, pabiškai dirbi, prasidėjo žiem ir toks būdavo ten tokių nerimo tų atakų, žinai, bet prasidėjo žiem ir viduje šildymo jokia, ta prasme, ta žiem buvo kai lauk 19, tai pas mane viduje 15 minus, Klasika. bet labai gerai, žinau, buvo. Toks, tas šaltis biškai tokią terapiją padarė, žinai,
Ir taip dirbu ir po to taip jau geriau paliko, žinot, toks jau kur. Bet vis tiek vakaras, kad nepabūtum tarp savo minčių, toks grįžti iš darbo, obuolių košį verdu. Tiesiog, kad nieko nedaryt. kad nieko nedaryt. Tai- Skutų obuolius verdžinu, susipjausti, išverdu obuolių košį, einu miegoti. Jo, užimti mintis. Jo. Tai palei tavo pasakojimą suprantu, kad realiai, jeigu ne darbas, tai tu būtum tikrai labai užsilūpinęs tame visame. Ir tu Blemba, su žinok, darbu jo. būtent ir ieškoji tos išeities, ne? Blema, žinok, jo, iš tikrųjų, tai tas toks, kol dar, žinok, kai tu pradėtum su antidepresantais gerti, kol jie dar suveikia. O jo. Žinot, tau nebus, kad kaip Sanaksas, kad tau 20 minučių ir suveikia. Ir, nu ir viskas, žinai. Su to darbu kažkaip jau toks biški ir žmonės, žinai, išeina ir viską, jau toks ir į parduotuvį, tai parduotuvį galų nebesvaigst. Nu ir po to, palauk kaip man gavos, ir po to iš ten aš išėjau, gal biški malonesnį darbo, tai mangas dirbo. Aha. Žinot, Šitam iškiek girdėjau, faina hebra. Labai faina hebrytė. Ir dirbu ten prie vaisių, ten irgi toks, ten palėtėm reikia vaisius surinkinėti. Tai mes ten surinkinėdavom daug fizinio darbo, kur tu gali, žinai, iškrauti viso to savo kortizolį ir viskas. Ir po tą jau sugrįžau į savo gyvenimą. Iš savo gyvenimo. Jo. Tai labai džiaugiuosi, sveikas sugrįžęs. Sveika. Šiaip iš tikrųjų visą laiką tokiais momentais man labai įdomios šitos istorijos ir aš visą laiką bijau, žinai, pertraukti ir kad tu tikrai nuoširdžiai papasakotum viską ir tu tikrai esi iš tų žmonių, kur kažkaip nebijai tai kalbėti. Kaip tu galvoji, Lietuvoje apskritai priema, kai vyrai būtent pasakoja apie savo psichologinę sveikatą, nes mes užaugom ant tų tokių tabų, kad vyras turi būti stiprus, jis niekada neturi rodyti, jis turi visą laiką ginti savo, padėti, žinai, o moteris tokia, žinai, durnytės, ležnytės ir niekur niekada nepasiduoda, bet rūpintojėlės, bet būtent vyrai, jie negali parodyti to savo emocinės sveikatos. Tai Tas vyriškums, ne, tas toks, kad rodyta. Kaip tu galvoji, kaip dabar yra, kokia situacija? Ar yra lengviau rodyti, ar tu čia tiesiog jau nebekreipi dėmesio ir eini į vabanką? Blem, aš dabar tai rodo, man gal išgaunas toks ir, kai tu papuoli ir kai tu žinai, kas tas yra, žinai, nes būna daug kas nesupranta. Tipo, tu pasakai, nerimsi, toks, ką žinai, gal jam čia taip nieko nėra, toks, žinai, kai mano dėdė pasakytų ten... Šūdas čia mane. Nu jo, toks šauks burnoji, pempė rankų, jis sako, eik į dirbti, žinai. Ir toks, kai tu nesupranti tą dalyką, toks, žinai, ir atrodo... Blema, tas kalbėjimas, žinai, tokia automatiškai terapija gaunas, nes aš, pavyzdžiui, man kai būdavo labai prastas, aš daugam skambinėdavau. Ir pasipasakodavai, kad tau yra prastai, ar kaip? Jo, bet skambinėdavau tiem žmonėm, kuriem irgi taip pat, tipo, kurie tos nerimuks turi. Ir blemba, o tą, kai papuolinu, čia jau toks, blemba, ir toks pradėt tu norėti, kad ir suprasti to žmogų, kuris būna, kuris yra pajutęs tą, kad, blemba, jeigu tu galėtum, kaip aš, pavyzdžiui, ieškodavau video, sakykime, YouTube'e, ne kokioje, žiūrėti, kas lietuviškai kalba, ieškai video ir galvoju, ačiū tau, kad tu tai papasakoji ir kad man nuraminu tai biški. Pražiūrėjau visus lietuviškus video, daugiau reikėjo išmokti anglų kalbos su tais visus, tipo mokti anglų kalbą, bet žinai kaip... Bet kad suprasti. Bet kai įeini tuos visus, į tą terpę, kad ten žinotum, kas ten tuos anxiety ir ten visokie tai specifiniai žodžiai, tai ir galvodavau, blema, aš išeisiu, su ko aš tikrai papasakos hebrytė, kad pažiūrėtų video ir kas nors pareleitintų ir kam nors būtų geriau, tai dabar tai tokie dalykai, man atrodo, kai toks, gal jau nebėra tų... Tabų turėjome? Tų tokių stereotipų, kad, žinai, čia vyras jau, kaip tu sakai, jūs jau, mama negali toks būti. Jeigu jam blogai, tai jisai tegu pasiima alučio, žinai, vakar ir jam bus geriau. Tai va. Jo, šiaip aš irgi esu pastebėjus, kad dabar nebėra taip viskas blogai ir aš labai savo artimų žmonių rate turiu daug žmonių, kurie tikrai vyrai ir skatina vienas kitą kalbėti apie savo emocijas, nes, visą laiką užsidarė ir tas nėra gerai, nes nusukasi šarabanai. Taip. Ir kažkaip labai džiaugiuosi, kad tam mano asmeniniam rate tikrai yra vyrų, kuriem yra prastai su galva, pasakykim taip.
bet jie taip noriai pasakoja ir taip atvirai žiūri į šitą dalyką, jie nori išvykti ir nori būti normalūs. Ir tuo labiau nebijo pasakoti ir nebijo pasirodyti tais silpnais, nes tipo, kai tu pradedi, tai atrodo, kad, žinai, tu dabar jau parodai savo silpnybę, ne vyriškumą, o man kaip tik yra, kai tu parodai tai, kad tu esi silpnas, kad tu gali būti silpnas, man tai yra vyriškumas. Oi, man žinau, kad lygiai taip pat, o kaip ir tu sakai, kad, blema, reikia daug stiprybės parodyti savo silpną vietą, žinai. O tas Bet toks čia- man... Bet čia nėra, kad su metais supranti šitą dalyką. Nu, jau su ta branda, gal žinai, viskas ateina, kad toks, kaip ir mes ir kalbėjom, kad ir tu parodys, žinai, tą dalyką žmonėms viskas yra. Nu, tipo, kad ir tu pasirodys, kad ir kažkam pasirodys, tu žinai, kad, nu, jis silpan, žinai, turi kažką tokią, tam žmogui vis tiek bus pofik, nes pagalvok. Bahuriuks aplink Australiją bėga. Surinka pinigų, kiek čia parašė savaitę laiką apie jį, padarė visokių memų. O jisai dabar drąsiai galėtų eiti reklamuoti, koks nors pats, tipo, būti reklamko, tipo, žiūrėkit, Nike batukų Australijoje viso perbėgo. Taip. Švarus batai. Visi pamiršo. Tai aišku, hebrytė šūdz leido Grigėvo į tą kuršių maris, karočią. Į dzin visiems, žinai, praėjo kažkiek laiką, viskas gerai. Tai čia toks dalykas, žinai, pasirodė, tai čia, žinai, man net smagu būt kažkam padėti, žinai. Jau kažkam reikėtų toks. Jo, šiaip yra fainai, kai kartais gali papasakoti savo istoriją ir po tos tavo istorijos kažkoks žmogus gal pasijaus bent jau čiut geriau, vien tik dėl to, kad jis supras, kad jis nėra vienas. Taip. Nes tas būtent suprasti, kad nesi vienas yra labai svarbu. O sakyk, kaip, pavyzdžiui, pačių filmavimų va dabar metu, nes tai vėl sukyla ir visi jausminiai dalykai ir viskas. Ar tau nebuvo išlindusių vėl kažkokių panikos ar anxiety ar kažkokių ten tų nerimo dalykų? Nu, vieną kartą tikrai buvo, kur aš jau net buvau pasisakęs, kai mes tą gyvatę vaidinam, tą turkišką. Ten jau buvo projekto pabaiga, jau visiškai pervargims. Ir jau tada, prieš pat filmavimą, aš atsimenu, dar buvo repeticija. Po tos repeticijos kažkaip dar vis taip normaliai, bet žinai, kaip tas nerimas, kaip trenkiš, jis toks out of the blue, kai šaun. Tai viskas buvo, kai mes parepetavom, gal bištas ta pranga, biš gal man tos šilumos davė ar ko, toks, ir aš išeidams, toks jaučius kažkaip nėra taip labai gerai, dar einu, kaip tik Laurinas, sūnus Sodaičio, guminukų man davė, žinai, aš du įsimečiau, toks suvalgiau ir ėjau interviu duoti. Žurnalistai kalba šiai interviu, žinai, pasako ten apie žmoną, apie santyks. Aš jau net pats jaučiu iš savo rankų, toks, žinai, visas toks, nu, išsirenkna, toks, žinai, ir jaučiu, ką parein, tas, nu, ta kytė kažkok nerimą, nuėjau į mašiną, atsiguliu. Pizdėts, jaučiu galvytę sukas jau, sakau, nu reikia išlaukti ir taip negali net išlaukti, nes tu žinai, kad tavis vis tiek lauk dar 2 filmavimą, to vienu. Dėl to tavis neramin, žinai, kad tu nebus, kad tu išlauks, jis pažaisi PlayStation daugiau. Nu ir nuėjau aš mes turėjom to kambariuką mažesnį, ten buvom kažkaip užsiėmę, ten buvo Dainos, Ieva, žinau, Daino, Arnas Ašmans ir aš sakau, o mes su Arnu kaip tik pakalbėdavom su Ašmanu, kad jisai irgi turi tokių visokių hipochondrikus, kuris ten jis bijo, kad ten jam pasakytum, seniai, koks tu išbalės. Nu, hipochondrikų čia vizija būtų čia. Tokių dalykų jau geriau nesakyti, net neprikolinti tokiais dalykais. O mes viens kitą taip apizdavodavom, ten toks, tu viskas seniai gerai, toks mėlynus, saks pamilinavė. Žinau, ką bajeris. O aš kaip tik pas jį ateinu, kad man jau tikrai baugai. Sakau, seniai jaučiu man panikos atakės, ir tas nugelė visai, žinai. Ir daugiau aš jį nusivedžiu, žinai, sakau, seniai rimtų, kodėl, žinai, yra. Nu ir daugiau jisai, nu, tipo, suprato, kad man prastai, tai atsiguliu ant lovos, padarė man hebrytę arbatos, ten, tipo, visokių. Kad ramiai. Jo, ir Anas labai nuramina, kad sako, tu, seniukai, tau nieko nėra, sako, tau tik tais galvoji. Ir tu žinai, kad tau nieko nėra, bet, nu, tau vis tiek, tau yra ta ataka, kuri tau blokuoja, kad tau nieko nėra. Nu ir daugiau toks bairis iš vis buvo, kur dainuoju, aš sakau, blema, seniai, sakau, plauk man iš rankų su pilvo, kad nu man distraktintum. Aha. Tai aš atsistoju tarp durų ir jisai užsimoja, bet sakau, gero, plauksiu, kad antrą kartą nereiktų. Jisai toks, aš norėjau pilvą, jisai man tų saulis rezgi, man dar blogiau. Nebe daugiau praėjo toks distraktinimų, čia delnas buvo likęs, toks visiškai mėlynas, žinot, tokius kraujosraus net. Oho, nu žmogus pasistengė. Jo, bet pramušė biškį. Tai va to laiką irgi reikėjo. Vis tiek pasirodymai dar toks, tai iššovus anaksiuko irgi.
Bet čia tu sakai, su ta gyvatė, ne, kai buvo pasirodymas. Jo, čia su ta gyvatė. Iš tikrųjų visiškai nieko nesimatė, atrodo, kad tu tiesiog įjungęs tą tokį... Ne, tai man reikėjo, tu būdži, žinau, tu apsinešęs. Kažkurio momentu biškai ir padėjo. Jo. Bet šiaip aš tai nepiknaudžiauju, žinau, man tik tiesiog tokiais... Ne, nelabai galim. Jo, nelabai galim ir, žinau, aš tau čia pasakoju, kad tada pasikiždavau tą sanaksiuką, bet man čia tokiais jau kritiniais atvejais, man gaunas gal, aš žinau, kartą į 3 mėnesius toks dalyks, kur, nu, jau toks, arba pats jautės pavargęs ir tiesiog nori įsimiegoti, pasiimti ten 4/4 pasidėti, kad, nu, žinau, gerai įsimiegotum. Ir vis, bet šiaip būdavo jau tų stresų tokių, kur ten, pavyzdžiui, komisija tą vertin, nori atsisukti dainą, pavyzdžiui, pizė jautės, kad kaklas užrakins, toks tipo. Okay. Tik tiek tą gali, žinai. Arba, pavyzdžiui, kai mes ėjom irgi, toks įdomus dalykas, bet įdomiai tai buvo net pačiam išsiaiškinti. Nes kai buvom tie velniuks ir angelai lūpomis bėgiojo, žinai, tada gavas taip, kad dainos išein pirms, jis sudainuoja savo tą posmelį ir tada aš išeinu už 10 sekundžių. Išėję dainos, žinai, pajungia muziką ir tu žinai, kad tu greitai išeis ir tau vis tiek sukiltas išėjimo adrenalinas. Žinai, toks, kuris tau, nu, po to išsitaška ten. Sukiltas adrenalinas, kortizolis, išėję dainos, pradėjo dainuoti pizdę mikrofons neveikia. O man sukilė viską, žinai, užkulisiu. Ir aš jau toks turi išeiti, o jam ten tvarka mikrofoną, aš pizdą jaučiu visas toks, žinai, toks kaip kokiu, nežinau, žinai, ir toks, nežinau, jam ten tvarka koks 3 minutės tą mikrofoną. Bet atrodė, kad pusę metų, ne? Ir man atrodė, kad pusę metų, sakau, hebra, neškit vandens, sakau, nes to reikia sanakso nešti. Tai, žinai, ir ne, bet, nu, susitvarkė fainai. Nes toks mano pasirodymas visai buvo, žinai, nereikėjo ten toks daugiau kaip etiud, žinai. Bet šiaip jau, kartais būn mažiau, kartais, o toks net nori išeiti, žinai, toks nori išeiti iš taškį, žinai, kuris tavo pasirodymas, o kur nelabai tavo, tai jau būn tas toks, kur, jeigu ten dainuoja, žinai, ten ar... O tarkim, žiūrėk, tu sakai, buvai pas... Bet neskaudžiausia tatuiruoti, tarp kitko. Šitą, jo? Aš sakiau, kad labai švelniai darau. Blema, toks ir užkalbint, žinai. Žinok, reikia, pažiūrėk, aš visas kontūras. Eiti gal parūkom? Ar tu nori parūkyti? Blema, visai parūkyčiau, gerai. Ar nori pabaigti? Jo, aš turiu, bet galėsim tada šokti tiesiog prie linksmesnės jau temos, nes turim ir tos kitų žmonių tatuiruočių idėjas, kur turėsim išrinkti pačią geriausią. Jo, rimtai. Jo, tai va šitą turėsim pasidaryti būtinai. Tai aš žinau tokį vieną lifehacką, kuris labai veikia ir labai veikia visiems, kam pasakau. Apie nerimą? Taip, čia yra dėl nerimo ir dėl panikos atakų. Kaip susitvarkyti? Man net širpuliukas, atrodo, nubėgo. Nes aš šitą sužinojau ne per seniausiai, man papasakojo mano artima labai draugė, mano vyro sesė Augustė, kad kai vyksta, vat, būtent tu jauti, kad jau pareina tau nerimo ar ten panikos ataka ar kažką, nes jai šitą dalyką papasakojo kažkoks medikas, kad tau reikia užversti galvą, bet šitaip stipriai iki tiek, kad tau net plėštų skauda. Tipo kaklą, ne? Jo, ir stengtis kvėpuoti. Viskas. Ir net lenkt iki tol, kol tu nenusiraminsi. Ir praeina. Žinok, dabar, kai aš tau sakiau, kad aš neturiu panikos atako, turiu tą nerimą, tai man tik prasideda tas nerimo bairis. Tam, kad nenueiti iki panikos atakos, aš laužiu galvą iš karto. Ir ta prasme, bet taip stipriai turi laužti, kad tau net, nu, žinai, atsisėdi tiesiai ir plėšia. Ir tada tau išsitiesina viskas čia ir distraktinė organizmą ir pradeda plaučiai kitaip kvėpuoti, ir susitvarko. Tai... Bet gal šitą hiperventiliaciją, tu kažkaip uždarai kanalą, žinai, kaip sako, reikia kvėpuoti kaip per šiaudelį, kad, tipo, nu, nekvėptum daug oro. Jo, bet čia gaunasi, kad tu taip ir užspaudi, bet tuo pačiu ir atidarai visą plaučių ertmę. Geras. Jo, nes vat, kai reikia, pavyzdžiui, sakau, kai man būna tie tokie nerminiai, kai negaliu įkvėpti, tai aš iš karto, net nugulėdama, kai man reikia įkvėpti, tai aš taip išsirečiu vos ne iki C ir galvą į viršų. Viskas. Na, aš tu irgi vieną lifehacką pasakysiu. Nu, davai. Čia visiškai ne tema. Pasakysiu tavo sekėjam, gerai? Aha, davai. Pavyzdžiui, jeigu varai kada nors pūsti alkotesterį. Reikia kaip Žukauskas pasišakinė. Ne, reikia kaip tik daryti tą, kas tau sukeltų panikos ataką. Tipo, man toks vienas daktaras pasakoja, bet sako, iki jau atvežė ligoninę grinai. Sako, jeigu matau, kad fain žmogelis, pasakau, kad taip daryti. Nes labai numuš iš tikrųjų tų promilių. Sako, jeigu lievs, sako, nesakau. Tai, nu, tavo sekėjai vis fain, tai aš pasakysiu. Tai reikia greit kvėpuoti. Kokio
Kad pusantros išventiliuoti. minutės. Va tai va sukvėpuoju, sakai, ir, nu, akivaizdžiai numuš, iš tikrųjų. Nu, tipo promilis. O geras. O toks, tai va, jeigu ką, nešokinėkite, Nešokinėk. nešokit baletą ir jau taip geriau. Reiktų išbandyti, kad nors. Tai va, tai aš tikiuosi, kad tau neprireiks šito bandyti daugiau niekada, bet jeigu ką, turėsim omeny. Tai ką? Ne, bet man nereikėjo, žinau. Nereikėjo, ne? Ne, jisai man tiesiog papasakoja, ne, mano rekordas pripūtimo už vairą 0. Aš irgi nesu niekada įpūtus. Aš esu čia. Šis pūtės koks 7 kartus, bet visą laiką 0. Bet visą laiką toks kaip, man durna gaunas toks sustabdom pareigūnų, sakau, nu gal nepagerinsi rekordą. Jie nežino, kad 0, Nu. žinai, toks tipo, žinai, iš šono skamba, atrodo, gal jis, Kaputės. nu. Tai va. Nu tai va, tai ką, pasidarom pertraukėlę parūkimą. Ja. Gerai, dabar trumpam sustojom ir pakalbam apie tikrai labai svarbų dalyką tatuiruotėse, tai yra higiena. Neužtenka, kad patalpos atliktų tiesiog higienos reikalavimus, jos turi būti valomos iš esmės kiekvieną dieną. Noriu pasidžiaugti mūsų naujais partneriais Method Cleaning Services, kurių požiūris į tvarką yra tiek pat profesionalus ir švara jiems yra ne tiesiog apie dulkių išvalymą, o apie tvarką ir higieną. Su kodu ant adatos gausite 20% nuolaidą paslaugos užsakymą, kadangi švara priklauso gerai reputacijai. O mūsų partneriams ačiū, nes šis epizodas pamatys pasaulį. O dabar grįžtam ant adatos. Sveiki sugrįžę. Kaip dainas į pilvą reikia. Tokį. Žodžiu, aš manau, dabar visi, ką žiūri, nieks nesupranta, kodėl aš su šitų kostiumu. Susigliučina biškai. Susigliučina šiaip. Tiesiog sugalvojau, kad reikia persirengti patogiai. O šiaip, jeigu iš tikrųjų tai gavau dovanų iš Varkės Labdarkės, kas žino mane, tai žino, kad aš niekada gyvenime nesu nieko spalvotai užsidėjus, to labiau geltonas spalvos aš nekenčiu. Ar rimtai? Na, gražiausias spalva juodas. Tai va, matot mane pirmą ir paskutinį kartą, nebent tavo sodose, kur nors turgui. Nu, žodžiu, Nu, prikolas. ką, gal, kad išsitrauks gyvenimą, sakys. Ištrauksiu namuose vaikščiusi. Žinai, kaip būna tos jaukios pižamos tokios. Arba tau pradės tiesiog sėkėjai tavo rašinėti, kad sakius, kaip tau tinka, kaip tau tu gerai tinka, atrodo. nu. Gerai, tai jeigu man tinka, parašykit komentaruose kažką. Bet jeigu netinka, irgi parašykit. Jo. Tau žinai, kaip sakė, gražiam žmogui viskas tinka. Svarbu nešu dažnai. Nu tai ką, tai mes judam prie mūsų linksmosios dalies. Ir pasibaigiam tą tatuškę. Tai vat, čia šiaip iš vienos kameros hebra biški mato, iš va čia, iš viršaus. Iš va čia, pamojokim. Kad ką mes čia darom ir matė visą procesą, visą laiką. Tai papasako, kas čia tokio yra. Tai taip, Lorkė, o aš taip norėjau. Gerai. Yra. Tai čia yra tokia tatuiruotė, įsiamžinti mano etapui vienam gyvenimą, tokiu gal net 25 metam, 2025 metam, kurie man buvo tokie, nu tikrai rimčiausi mano gyvenimo metai, kur labai daug dalykų įvyko. Ir vienas iš rimčiausių projektų, kuriais dalyvavęs, tai Žvaigždžių duetai nauja era. Vienas iš geriausių žmonių, kuriuos teko sutikti mano gyvenim ir sutiko 25 metais. Ir tai buvo mano partneris, kolega, kokius dar gražius epitetus galėčiau vardinti aš jį. Tai nuostab žmogus, kaip žiūrovo neapgaužė. Tai jis pats žiūrovas taip mato. Tai yra dainos. Paprastai, jeigu pasakojant, kad Dainotas varnas, o čia tatuiruotė tai yra varniuks su mikrofonu, po to jisai dainuoja, o tas kitas bakuriuks, kuris stovi, tai žvaigždė, Patriks, tai čia aš, čia yra mūsų duetas. Ir kaip buvo čia, man atrodo, net pirmoje laidoje pasisakymas, kad yra žvaigždžių duetai, tai Dainos yra duetai, aš esu žvaigždė, tai dėl tą. O šitas, kur mes atsimenu, labai jaudavomės su Daino ir per repeticijas, per visko, per visur, net per patį filmavimą, kai atlikom Daino, vadinasi, ant tėvo dalgių ašmenų. Šiaip rimtas gabalas iš tikrųjų ten yra. Ten tik tai šiaip pridaryti visokių bairių, kad ant tėvo dalgių, nu žinote. Jo. Bet ten yra kažkokia filosofija viduje? Ten apie tremtį gabalas yra. Ok. Ir mes taip dainuojam apie tremtį, apie tą nelaisvę. Susėdė du vyriukai, kurie tokia aliuzija iš to filmo Kuprotas kalnas. Aha. Tai va ta nelaisvė, kur būdavo, kur susitimtų draugelį, kurie atrodo, jaučia daugiau negu draugystė viens kitam, bet
yra kaip yra, negali tai parodyti, Jo. žinai. Tai mes iš tą ir tokie jokingi žodžiai buvo, kur mes visą laiką sudainant, atsakau, kad repeticijos ar kur, dainuodam pasižiūrėdam tą vietą, nes čia yra lyrik, iš tos Jo, dainos lyriksai. lyriksai, va, kad rūdis tėvo dalgį ėda, lankau juk vyturiai negėda. Tai čia parašyti yra, va, kad rūdis tėvo dalgį ėda ir mes tipo vienas tipo taip vaikyti, žinai, kad rūdis tėvo dalgį ėda. Nu, tipo, tėvo dalgį, žinai. Ir pasijogdam, tai labai geras man tas laiks buvo projektą ir tokia viena iš tų vietų, ką va, taip staigiai atsimenu ir Ir važiuojam. parašėmės tą lyriksą. Tai labai fain, man pačiam tokį. Mano daug tatuiruočių yra, kur jos šiaip ne visos, labai daug kurios reikšmės neturi. Tokia, nu, žinot, kad... Pusė labai skirtingos šiaip visos. Jo, kad kažkada, pavyzdžiui, šito darius labai norėjo būti kietaks, šito ranko darydamas. Bet va šito... Bet nepasisekė, ne? Nelabai. Nelabai. Ta, žinot, toks, ne bad guy, kaip ten vadinasi. Nu, tai tie tokie, jo. Čenki. Jo. Tai žodžiu, o dar turi kokių nors tokių keistesnių, nes, nu, ta prasme, ne kiekvienas pasirinktų va tokį, žinai, dalyką. Nu, tus mano keistesnis, nu, va ten, pavyzdžiui, Islandijoje, kur darius. Tipo, I love Opel Corsa. Aha. Tai čia tatuiruotė, Islandijoje mes dirbom, gyvenom, už 200 eurų nusipirko Opel Corsa ir važinėdavau su ją. Tai sakau, nesidarysi aš ten kažkokių kalnų ar ten kokių Aurora Boreal, tų pašvaišių visokių, žinai, šiaurės. Tai pasidariau tiesiog, nes turėjau mašiną čia ant kojos ir I love Opel Corsa, jeigu kas va mato. Po to dar kokių, šiaip mano, ta viskoj tokių visokių nesąmonyčių. Čia vien tatuiruotė yra, kada rūkytmečiau pasidariau, žinau, su Aha, ir vėl pradėjai. Ir vėl pradėjau tą pačią dieną. Čia, Ai, tą pačią netgi dieną? Kojas bišsaus, čia jau toks cigariuks užgesins. 22 metais, rūpiučio 28. Datą užsirašinė? Jo. Tai kada pirmą kartą mečiau rūkytą, ne? Ne, čia ne pirmą kartą, Ai, bet kada net ne. visam mečiau, tipo. O dabar ką tu veikia? Dabar tiesiog galvoju, kaip pertaisyti datą. Atiduok vis savo. Galim, žinai ką, braukt ir šiandien datą užrašyti ir nuo šiandien vėl neberūkai. Ai, ble, naujai. Ne, blemba, ne, gal. Ne, nu šiandien. Ne, nuo šiandien galim naują datą pat keisti, bet nuo tos datos turėsim. Ne, bet aš gal ateis tada, kai aš Gerai. susigalvos, gerai. Gerai. Bet tada brauksim ir Nes rašysim. tu čia braukys tą koją man. Kokiu dar, nu čia draugelis mano vienas buvo padaręs po tą. Bet tokių vat nesąmonių muziejų turėjo, ne? Vieną Jo, va, ta šūdo vien koją. tokį, jo, tokį kojytį, žinai. Bet jaučiu visi turi. A ne? Tu turi? Aišku. Kur? Aš čia irgi šitoj vietoj turiu. Tai aš turiu tokias kelias legendinės. Vieną tai esam su mama pasidariusios per jos gimtadienį vienodas. Nu, tai ten labai fainai, nes darėmės handpolkų, ten, žinai, fainai, ten visą. Toliau vieną turiu pasidarius per pirmą studijos mūsų gimtadienį. Tai mes pasidarėm su Gedžiu, su bendrasavininko Inkiunito. 5 ryto, girti kaip tapkės, aš į linijas nepapuoliau. Jisai irgi nelabai, atrodo blogai, bet labai geras prisiminimas. Bet jeigu bus, nusims piršinis galės parodyti. Jo. Įdomu. Tada turiu tokią nesąmonę kaip saldainį. Tai ten yra visiškai kosminė istorija. Mes kažkada su draugeliu mūsų, Gedžiu čia, kur dirbo Jocim, jisai man rašo, davai susitinkam tipo vienam gėrimui Hofe. Ir aš sakau, nu davai, tipo kažką pasidėsim, papliurpsim. Taip gavosi, kad mes turėjom susitikti vienam gėrimui. Susitikom nebe vieni. Ir 4 ryto, pas jį dar tuo metu kitoje vietoje jisai dirbo, ne pas mus, susivertė į tą studiją. Mes traukėmės lapelius, kas kam darys tatuškį, 6 žmonės. Tai, va, Tipo, tai aš išsitraukiu savo vardą, Gedis išsitraukė ten kažką. Nu ir va taip, 6 žmonės, žinai, va viens kito vardus. Tai aš, kadangi dar turiu tą video, girta irgi kaip tapkė, ne alkoholį. Pasidėjus tai koją, žinai, ir apsimetu, kad labai kieta čia savo darau tatuškę, žinai, o veidas išsitampęs, Jėzus Marija, pakiai nukritę, žinai. Ir pasidariau aš tą tatuškę. Tada vienas bičias darė Gedžiui tatuiruotę ir Gedis tai tu sako... savo vardą ištraukai? Jo, aš savo vardą, tai aš savo turėjau saldainį tatuiruotę. Mes išsirinkom saldainį. Ir žodžiu, Gedžiui darė vienas bičias ir Gedis sako, o davai, sako, nematuškiam daryk. Tai tas bičias užsimerkė, Gedis jam navigavo, kur brėžt ir tas darė nematuškiam tatuškiam. Katastrofa. Prieina vienas bičiukas ir sako, aš irgi save išsitraukiau, bet sako, aš neturiu nei vienos tatuiruotės, niekada gyvenime nesu rankoj mašinėlės ar laikė, sako, gal tu gali man Loretą padaryti, sakau, nu ne.
Sako, plys, nu nes kitaip bus labai blogai, sako, aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Sakau, gerai, jeigu nori kairę ranką. Padarėm kairę ranką. Tai vat visi šeši. Visą ranką? Ne, nu tą saldainiuką. Ai, visą. Jo, visi dėjosi tose pačiose vietose saldainiuką. Tai tas saldainiukas, aš turiu fotkę, kur 6 skirtingos, labai blogai. Bet tokia yra didelė istorija, nu kur tipo, žiauriai nice yra. Tai čia pagirius Tailandė, ne pagirius Klaipėda. Jo. Tai žinok, su tatuirovčikais gerti negali. Ne, bet ir jeigu tu šiaip, pavyzdžiui, einam, yra pas mums plotą studijai, einam pagersim pas mums, nu taigi visada bus taip, ne? Kad jau susileis kažkiek, žinai, savo tą kiekį alkoholio ir durnumo fazę. Ir, žinai, surėm kaktom ir sakai, senė, aš nors tai mečiau datus. Jo. Tai mes ir per draugų vestuvės irgi, jie man 7 ryto darė, nei vienas neatsimena, kaip darė. Tiesiog. Ir ten užrašas Let's Davai. Kažkodėl. Ne, bet šiaip fainai toks atsimenu, ką žinau. Fainai. Ir nei vienas nesigaili už dėl tų tatuiruočių. Ne, tai va dėl to, kad, nu, žiauriai, nice. Ai, aš čia dar vieną turiu. Tai va, čia yra užrašas So What. Čia yra su mano geriausia draugė. Tai mes su ja, jinai irgi viena iš pirmųjų kartų laikė mašinėlę rankoje ir man darė šitą vietą, jinai labai jaudinosi ir aš turiu netgi nufilmuotą, kaip jinai taip rankos dreba, kad jinai nepapuola į tą adatą. Žino, šiaip tą bairį. Bet žiauriai nice ir aš labai vertinu šitą tatuškę, nors jinai visiškai netobula, bet man jinai... Nu... Čia turbūt, kaip aš būčiau padaręs šiaip. Nu jo, bet dabar jinai jau pasitobulino, sako, aš tau sutvarkysiu, sakau, aš net nenoriu. Pain darė tatuiruotę? Ne, tu toks mėgėjiškai, žinai, vis pabando. Kažką, bet sakau, ne, aš nenoriu, kad tu man tvarkytum, nes man patinka taip, kaip atrodo, žinai. Tai čia wabi sabi yra tas japoniškas. Jo. Kad, nu, tu pasidarai, tavo yra atsiminims ir va tada darys, kada jinai pradėjo, žinai, ir taip toliau. Tai kad mūsų šitą epizodą ir mane ir tave atsimintų dar vienas žmogus, tai mes esam sugalvoję. Aš jau einu iš karto. Jo, padovanoti tatuiruotę vienam iš mūsų žiūrovų. Ir esmė buvo kokia, mes įdėjom reelsą, kuriam reikėjo komentaruose rašyti pačią keiščiausią, kvailiausią, labiausiai crazy idėją. Ir dar labai fainų dalykų sako, kad tu, sako, gali kelti video, va šito video būtent, kurį dabar jūs žiūrit, ir pasiūlyti savo sekėjams. Sako, jeigu jie nori, gali pas man nemokamai pasidaryti tatuiruotę, tegu met tatuiruotis į va šitas komentaras, va šitą video. Ir mes išrinksim vieną žmogų, kuriam padovanosim nemokamą tatuiruotę. Loret padovanos, o aš išrinksim. Tai hebra, lauks iš jūsų komentaros, meskit koks nors kreizovs, tatuiruotis, toks meskit, kurias, kas jau man gal šiek tiek ilgiau pažįst ir žinot, kad toks, kurias aš galėčiau išrinkti, aš kaip laimėtojas, kaip laimėtoja tatuiruoti. Tai ten paukščiukai, begalybės ženklai, vaikų vardai, datos, kažkokios... begalybės, sakiau, plunksnytės visokios, nu tai tokios nelabai paistų, nebent jau pakeltumėt man postų, tai dėl tą būčiau dėkingas. Ir tų idėjų, aš žiūrėjau, ten yra tikrai neblogų. Ir mes išrinksim vieną tą idėją ir tam žmogui aš padarysiu tą tatuiruotės idėją. Nemokamai. Tai išrenkam, ne? Jo, išrenkam. Tai davai, gal tu paskaityk tada? Okay. Nes aš kaip ir sakiau video, kad rašykit hebra įdomus idėjas, kad nerašytų ten paukščiukų dar kažką. Ne, nu nes paukščiukų mes jau vieną šiandien padarėm, užtenka. Blia, manau, jau čia toks savo daržo, karočiu. Nu, nieko. Taip. Skaistė, rašo Skaistė linkėjimai. Aha, Šuniukų fėja. Jo, draugė mūsų. Taip, linkėjimai ir didžiausia meilė jai. Pas Loretą jau tatu turiu, bet primenu, kad esu jai dar skoloj 20 eurų. Atiduosiu kitą šeštadienį toliau. Ne, juokauju. Ai, ne? Nes susitiksime su ja tarp kitą šeštadienį. Ar rimtai? Jo. Aš viešiu. Primenu, kad tu man pats skoloj tatu. Prašau, Bilė, rašyti algoritmą pakų. Ačiū, Skaistė, už pakeltą algoritmą. Toliau. Lemputė ant užpakalio, o mergytė nori Jurgita. Lemputė ant užpakalio ir užrašas. Varyk, kol užsižiebs. Bliama, rimtai. Bet čia tavo tema. Nu, bliama, čia visiškai, žinok, man. Čia visiškai tavo tema. Kurmi. Pasirodo, Jurgita, dalyka pažiūrės, kas tai Jurgita, pirmą. Kas užsižiebs? Bliama, čia greit užsižiebtų visą. Jo, žiebčiau ir aš. Tai va, tai Jurgita. Tai Jurgita. Ne, paskaitom dar. Gerai. Raša Šiškevičiūtė, jot.
Pelėda, kad labai protingai atrodyčiau. Tai tikrai taip Šiaip netrodys. nepadės, nes aš turiu pelėdą, netrodo Ne- labai nepadėjo, ne? protingai. Sorry, nepadeda. Ūkatu, ne? Noriu bulio kaukės su ragais ant nugaros, nuo kaklo iki menčių. Nu, tai čia Chicago Bulls tikrai nieks nedarys. Ne, bet šiaip linkėjimai su meilė LED. Su meilė LED. Su meilė D. Ai, žinai? Jo, čia mano Sikėja, čia yra Kiemo mago žmona busima. Ar rimtai? Taip. Ar tai nebegalim nestum dabar? Ne, galim, Gerai. žinok, jinai supranta. Weekend, nežinai. Noriu kažko apie su alyvogėm. Alyvogių aliejų, pavyzdžiui. Va. Vat jau, vat toks jau geriau. Pavyzdžiui, alyvogių aliejaus lašas. Jo, toks padaryti. Tiesiog lašas ir žalias. Jo, toks. Jo. Ir čia. Ir čia. Ne, čia, va. Gerai. Ką dar? Gerai, žiūriu, man kol kas ta lemputė. Mhm. Kažkas nori kalnų. Žiauriai prikolino. Kažkas nori Saturną. Porą gaidukų, voveruškų ir po apačią žodžiai. Nepjauk, nes biški grybauju. Šitas irgi geras. Geras, toks Geras, tikrai geras. neblo. Porą gaidukų, tai gaidukų voveruškos, tas pats čia grybus. Jo. Gerai, tai skaitykim, porą voveruškų ir po apačią žodžiai. Nepjauk, nes biški grybauju. Drugelį virš šiknos. Deividas. Davidui padaryčiau. Mancauskas. Davidui firkolas, ne? Bliama, bet jis gal girts rašo dabar. Nu Aš tai kas, pasižiūrėjau. išsiblaivys. Tuoj pažiūrėsim Davidą, ką panašus. Ar jam tiktų? Ne, bet jis toks atrodo visai kultūringas vyriuks. Bet, nu žinai, viduj gal. Nu taip jo, yra. toks. Bet supranti, ne, bet čia gal taip nereikia galvoti. Gal žmonės iš tikrųjų galvoja, kad mes čia prikolinam ir nedarysim tos tatuškės. Nes šiaip čia Ne, rimtas bairis. Ne, tai mes, ta prasme, tu tai tikrai ją padarys ir... Taip, ir ir aš turėsiu įkelti ir fotkės ir viską, kad padariau. Žiūrėk, o gal Davidui padarom drugelį virš šiknos, jisai po to, jeigu apdruk papultų į lagerį, tą lemputę damušėm, po to, Tokį kombo. tipo, nu, kai grįš. Tatu ant vidinio riešo, rūnos apsaugai. Ačiū, viso gero. Boružėlis. Renata Boružėlė. Okay. Kaip manoma, fantazijos LT. Raudona bučkė ant dupsės, vieno žando. Čia galim ir šiaip natūraliai padaryti. Karvytė su išsikišusiu liežuviu ir kad liežuviu auskariukas būtų. Miela. Kaip tau? Nu, miela, ne visai. Mielas, jo. Pratęst rankovę, kurioje yra moters sergėtojos veidas su gėlėmis. Tad reiktų kūrybinio proceso pratęsti iki apačios. Turime vietos. Tokiai tatuiruotė mes neturim. Turim tik tai ne į mažą. Netilpsim greitai padaryti. Ne, noris tokias, nu, tą prikoliuką. Bairį. Žinau, kad... Šiaip idėjas visas yra labai fainas, bet norisi grinai bairį. Jo, toks, taip. Gyvatė rodanti faką. Irgi gerai. Gyvatė rankų neturi, nesąmonė. O kas? Ne, nu jo ką. Kaip tai neturi, vadvi? Tik tiesiog gali man išsitatuiruoti, kai aš taip rodau, tas pats. Triušis, feiri tematika. Ką? Kaip? Feiri čia. Feiri indų ploviklio tematika. Nu. Ne, čia feiri gal pasakos tematika, koks nors, ar ne? Bet jeigu triušis feirio butelį. O. Buvo. Arba žąsis su aukštakulniais ir rankšluosčiu ant galvos. Esu dar, žinai kokį? Tokią žąsį ir parašyta what the duck. Nu jau, geras. Time limits užsidėjai, aš metu užsidėjęs, kad daug neskrolinčių tuoj. Nu. Tuoj paprūdinsiu. Ai, tau limitą? Nu, aš užsidėt pats, kad Kodėl? daug neskrolinčių, daug nežinau. Ir taip tau padeda, nes tu ką tik nusiemi time limitą ir... Ne, nu, tai o ką daryti? Tai aš visada nusiemi. Taip. Rankšluosčiu ant galvos. Nu, tai čia būtų taip. Hey, ChatGPT, can you create me... Crazy idea, what I can I get for free. Jo. Va tas, never on time, įstrigęs smėlio laikrodyje. Arba toks tiesiog... Čia labai deep šiaip. Nu, šiaip toks visai... Deep, bet visai toks gerai išgalvot. Aha. Tu gal tiesiog rūros kamštį padaryti. Jo. Toks, nu, irgi įstrigęs. Nu, įstrigęs. Nu. Šitas geras. Bet jeigu norėsit rūros kamštį geriau. Labai norėčiau, bet ne savo, o vyrui. Labai kietai atrodo, mačiau būtų spigliai ant rankos ir tarp jų
Šešėliai. kamštis. Ne, juokauju, aš norėjau tribal pasakyti. Labai norėčiau ne savo, bet vyrui. Būtų staigmena. Dar neturi nei vienos. Būtų pirma. Darytų skorpion. Realiai to pat pasakiau su tuo. Nu, Šiaip skorpionas jo. Įdomi, ne? ne. Aš turiu savo nuomonę apie horoskopus. Kai man dukrytė sako, tėtė sako, davai pasiimam šokoladą. Su kaina mamos paklausim, ne, sako, mam turi nuomonės. Taip, Loreta išpiešė gražią vištą ant peties. Noriu pratęsimo, eigoj suvalgysim ką, sugalvosim ką prijungti. Suvalgysim vištą. Eidukienė. Ja. Tai va, trumpinti varlę, baigtų nafik, pys, aš skaityti Skaityti nemoku. nebemoki. Tupinti varlė, pliku, Malinausku. Gerai irgi. Tu, kad įsukus, žinai, galėtų būti? Tokia. Taip atsitūpus Jo, ir šitaip. jo. Geras, įsivaizduoju šitą. Patiktų tavo, ne? Jo. Aš, žinok, mėgstu tokį šūdą. Aš šiaip nekenčiu mažų tatuiruočių. Ne, nu, bet tai va tokį. Bet va tokį šūdus aš mėgstu daryti. Šipsenėlė ant skirmanto. Esmė aiški. Ane, matos skormantos. Man atrodo, grįžim į antrą klasę. Blemba, žinok, aš juokiausi už vakar, kai man atėjus, man dukrai pasako skaitė, bet aš taip pat. Šipsenėlė ant skirmanto. Esmė aiški. Ane matos skormant, bet tai parašyt skormantas. O ten viduriukį snukutis. Šipsenėlis. Na, įdomu, gerai, sekantis. Lego žmogeliukas. Norėčiau pasidaryti kur. Bando rodyti faką. Šitas irgi geras. Gaila nuotraukos neina čia įdėti. Taip, ir Pegasas su sparnais ant debesų. Pegasas su sparnais ant kojos tarp debesų. Nu ką, Tai žiūrėk. ką, mums lemputė patinka, ne? Mums Tau varlė. Varlė patinka. Taip, Jurgita, lemputė ant užpakalio ir užrašas varikul užsižiebs. Na, jis dar jos pro... Žiūrėk, follow back, nu, followinkim. Davai. Tai gal ir duodam irgi tai? Nes, nu tikrai. Nu, blema, prikolas būtų, ne? Bet žiūrėk, jinai sulaukė 5 širdučių Nu daugiausiai. tai man, tai toks čia, žinau, bendrai. Drugelį virš šiknos, vat. Nu, vat ir tas bičias drugelė ant šiknos geras. Ką jūs kolektyvas galvojat? Tai gal iš ką, žinau, 3 susirašom, ištraukim ir viskas. Ne? Nu, tipo, vat, hebrytė surašys ant lapų 3, ištrauksim ir viskas, ne? Aš sakiau lemputę. Davai. Lemputė? Arba bičia. Nu. Ir Drugelis ir varlė. virš šiknos. Jo. Ai. Aha. Nu gerai, atmetimo principų bandom. 4 turim. Ta varlė tikrai labai gerai oldschooliškai irgi tau Gerai galbūt padaryti, jo tikrai. Ta varlė, po to drugelis, aš nežinau, ar jisai tikrai pasiryštų jam daryti, kad žinau, daugiau nereiktų vėl kelti postą, kad dar vis ieško. Nu, nes čia mes šitą turim būtinai padaryti. Jo. Nes toks būn, gal žinau, bakuriuks paprikolina ir visi vis tiek dar gyventi jam reikia su to drugeliu. Bet Po to gyvatė su faku. gera. Bet tokia. Nu, tipo, nebent gal gyvatė, žinai, ir kai ein uodega, iš tos uodegos išeina ranka. Šiandien Ir, fakas. nu, Irgi tipo, variantas. arba... Bet tu negalvoji, kad ta lemputė gali pana irgi nepasidaryti? Plema, žiūrint į Jurgitą, žinau, kaip čia jinai pasidarytų. Ne? Nu, ką žinau, tokia atrodo padykus merga. Tai gal Negaliu. ir duodam jai. Nu, pasižiūrėk. Nu, graži merga, nu. Nu, jo. Ką žmona pasakys? Ne, man labai suprantu. Supranta, ką esi. Lemputė ir užrašas, varyk, kol įsižiebs. Jurgita jau čia. ne? Davai, duodam. Davai, duodam, Davai, Jurgita. Jurgita. Tai mes tau Jurgita. parašysim ir turėsi ateiti ir lygiai taip pat pasifilmuosim, kad būtų įrodymų, nes, nu, žinai, kad nenušoktum. Žiūrėk, man kaip tik Jurgita šią pafollowinu, nusintė į requestą ir man sutika dabar. A, tai davai. Ir žiūrim, turi vyriuką, kuris įžiebs. Skambink Jurgitai. O gal, Paskambink. o gal padarom, kad per video pamatytų, Hebra? Ką, ją? Ne, per video pamatytų, kas laimėjo. Ar ne? Tai per video pamatys, bet mes tai jai paskambinsim. Davai, paskambinam, jo. Davai. Palauk, jinai sutiko, message. Bus fine. Nu, įdomi. Geras. Nu gerai, tai reikia sulaukti Jurgitos skambučio. Gerai. Gerai.
Sulauksim Jurgitos skambučio, dabar jau noriu pasakyti, kad mes jau baigėm tavo tatuškę. Rimtai? Jo. Aš jau matai, kiek laiko čia sėdžiu be pirštinių. Bet man pirmą kartą, kai pasakai, kad baigė, man ir, ta prasme, džiaugsmą iš skausmo, žinai. Nes man visą laiką būna, kad baigė. Pasako, kad baigė ir tu nepajautai? Blema, jo, čia gali ir taip pasakyti. Bet man kai pasaka dėl skausmo, kai baigė, aš galvoju, tu, na, kaip gerai, kad baigiam. Bet dabar toks galėjai daryti taip pat. Tai žodžiu, su užbaigtuvėm noriu tave pasveikinti, Baltikas. Turi tau duomenų, bet prieš tai tau reikės atsakyti į klausimą. O, jau paruošta? Jo. Kokią tatuiruotę po šio pokalbio parinktų man? Tau? Jo. Jeigu dabar man reiktų sėsti ir darytis, kokią tatuiruotę darytis turėčiau? Va, tau parinkčiau kokį nors va tokią geltoną vonios ančiuką, pavyzdžiui. Blet. Jeigu kada prisėsim, aš manau, mes pasidarysim šitą nesąmonę. Ne, bet jeigu tu planuoji daryti, aš galiu pasakyti normalesnį. Kokią? Nu, tipo kokią nors, jeigu jūs bairį turit, kad tu pasidarys dabar, jeigu tavo aš pasakysiu. Tai tu man galėsi tu padaryti. A. Ne dabar, bet kai susitiksime epizodui tavo filmavimo, galėsi padaryti. Jo? Tokia. Atsiminimai. Kokia nesąmonė, mano mama nesūras. Ne. Ne, bet nu nesakys mandala. Žinai. Turiu. Nu, tai bet ir žinai, ir gautas toks. O? Toks ir gautas. Tai va. Nebereiks varyti, kaip gerai. Nebereiks varyti, nes Baltikas visą laiką pasirūpina. Kur čia aš kažkur biškai pasidėsiu arčiau. Žodžiu, Baltikas visą laiką pasirūpina ir esmė yra kokia. Tik kad šitą tatuškę reiks tau prižiūrėti. Ir ką jie duoda, tai jie tau dovanoja prausiklį. Čia visas komplektas, čia ne tik kremas, žinai, tai prausiklis su šitu prausam, su šitu tepam. Ir Baltikas yra mūsų nuo pat pradžių pirmieji ir labiausiai ištikimiausi draugai, kurie dirba tik su profesionalia technika, tik su profesionaliu aptarnavimu ir turi viską nuo tatų iki permanentinio makiažo. Ir žinok, aš paantrinsiu tau irgi, jie mano irgi draugai. Ar ne? Tai aišku. Jo. Ir dabar, kas yra labai faina, šiaip noriu paraginti pasiekti Baltiko puslapį, nes jie filmuojasi tokius nesąmoningus reelsus. Ta prasme, čia nebuvo suplanuota ir man už tai nieks nemoka, bet aš tikrai noriu, kad jūs pasiektumėt, nes jie sugalvoja tokių nesąmoningų idėjų. Ta prasme, kaip pateikti reklamas, kaip ten kažką. Aš kiekvieną rytą žvengiu iš jų reelsų. Tai va, tai ačiū Baltikui, linkėjimai. Jo. Ir jie turi tikrai daug visą laiką nuolaidų ir čia yra tau. Ir labai tikiuosi, kad jų ir kitą paskambins. Bet kol kas mes bučiuojamės ir jeigu ką įdėsim ją į kadrą. Dabar tu pasakai apie Baltikumą, aš įsivaizdavau Baltikumo Dyriko Vekelnių kažkaip taip. Vsio, ačiū tau labai, buvo labai linksma, ačiū už kostiumą. Ačiū tau, tikiuosi, nešiuosi daug. Susitiksim tolimuose projektuose ir linkiu labai labai daug. Ir vidinės stiprybės. Ačiū, seniukai tau. Labai geras pokalbis, terapinis, žinai? Terapinis gausi? Nu tai aišku, išsikalbi, tai visą terapiją gausis. Gerai. Aš įjungiau šitą. Įjungi? O kaligrafai sako. Perskambinam, Jurgita, perskambinam. Tu susijungsi? Jurgita, labas. Alio, labas. Labas, Jurgita, įsijung kamerą. Jurgičiukai, įsijung kamerikė. Tuoj vieną sekundėlį. Tuoj. Jau. Nu, palauk. Nematau jūsų. Palauk, paspaus. Aš negaliu paspausti. Kodėl atrakink telefoną? Jo. Mes žinok, seni žmonės esame, mes nemokam naudotis. Žiūrėk, tuoj mes įsijungsim. Nu, iš tikrųjų, tokia pat graži, kaip ir sakėmės. Nu. Tai labas, Jurgita. Mes norim tave pasveikinti, tu esi laidoj, dabar tiesiog norim pranešti, kad tavo idėja laimėjo. Ir lauksiu tavęs, susirašom tavo lemputį. Būtinai, jėga, kad įsižiebė. Nu, įsižiebė. O iš kur tu Jurgita esi? Iš Kauno. Tai atvažiuosi Klaipėdą. Susitarsim. Susitarsim, ne. Jo, susitarsim, būtinai pasidarysim. Susitarsim. Atvažiuosi, jeigu reiks. Ačiū, Jurgita. Jo, lengvai. Tai ką, ačiū tau labai, ačiū, kad dalyvavai ir iki greito tada. Iki. Iki, Jurgičiukai, iki. Čia. Ate. Iki. Kokia nesąmonė. Yes. Padari moteris, atrodo.